Sveiki. Podkastas Dialogas eteryje ir čia kaip visuomet kalbasi du psichologai Vitalijus. Ir Gediminas, sveiki visi. Ir šiandien turim mūsų 88 epizodą, kuriame kalbėsimės apie pasakojimus, kuriais mes gyvename. Ir prieš keliaujant į epizodą norisi pasidžiaugti visais, kurie remia mus Contribui platformoje. Tai kviečiame paremti, jeigu norite prisidėti prie to, kad podcastas gyvuotų, kad išeitų nauji epizodai, mes tam skiriam nemažai savo laiko ir tai mums yra svarbu. O jeigu prisidėti nenorite ar negalite, galite prisidėti kitais būdais. Tai yra pakomentuodami po mūsų epizodais, paspausdami patinka, paprenumeruodami mūsų kanalą YouTube'ai ar pasiekdami mūsų Spotify platformai. Tai bet koks įsitraukimas mums labai naudingas. Tai jeigu patiko epizodas, arba nepatiko, kritika irgi kartais svarbu išgirsti, tai nepatingėkite kartais ko nors parašyti, mums bus įdomu paskaityti. O ką, keliaujam dabar prie epizodo, ar turi kažkokį įvadą, Gediminai, epizodui? Šį kartą įvado neturiu, bet vietoj įvado noriu padaryti disclaimerį, truputėlį reklamą į epizodo pabaigą, kad neįprastas dalykas, antras kartas mūsų podcast'e, kada turiu praktiką patyriminę, o ne įvadą. Tai ją norėsiu pateikti epizodo pabaigoje, tai tiems, kam, nežinau, nebūtinai bus labai įdomi mūsų konceptualinė dalis ir norėsis praktikos, tai būkit kantrus, link pabaigos epizodo bus įdomus patyrimas, bet galbūt ne visiems. Tai tiesiog tokia reklama trumpa epizodo pabaiga, gal tu turi įvadą? Taip, aš turiu įvadą nes būtų labai prastai, jeigu tu sakai neturi įvado ir aš neturiu įvado, kas tada turi įvadą? Suimprovizuotume. Jo. Tai, žodžiu, pasakojimai, kuriais gyvename, toks galbūt keistas pavadinimas ir apie ką čia yra šita tema, gali kilti klausimų. Tai man tai gal ir norėtųsi pradėti nuo tokio trumpo įvado apie tai, kad žmogus yra istorijų pasakotojas, kūrėjas, dalyvis. Ir ne tik nuo tada, kai atsirado raštas, čia mes kalbam net ne apie parašytas istorijas, bet nuo dar seniau ir mes tą žinom ir iš pasakų analizės, kurios pagal tam tikrus duomenis leidžia datuoti žmonių pasakojimus dar gerokai seniau negu raštas, kad žmogus visada pasakojo, visada kažkaip bandė save kitus talpinti į visokius naratyvus, istorijas ir pasakojimai mums yra labai svarbus, nes žmonės pasakodami istorijas ir naratyvus tiek kitiems, tiek savo pačiam įprasmina savo patirtį, formuoja kertinius įsitikinimus apie save ir pasaulį, konstruoja tapatumą savo, tai kas aš esu, kas aš nesu. Ir veikia kasdienybėje, ir ne tik kaip individai, bet ir kaip grupė arba kaip tauta ar kaip kultūra. Ir tuos naratyvus mes ne tik pasakojame, bet ir patys formuojame, juose dalyvaujame, juos keičiame ir kartais juose užstringame. Iš kai kurių bandome išsilaisvinti. Ir kita vertus, žmogus kartu yra ne tik aktyvus tų pasakojimų ar naratyvų dalyvis, bet jisai yra pasmerktas būti pasakojimuose, kadangi kai kurie yra nepalankus žmogui pasakojimai. Ir, pavyzdžiui, pirmieji naratyvai apie mus priklauso net ne mums, o mus supančiai aplinkai. Ir tik gerokai vėliau mes galime aktyviai prisidėti prie jų ir keisti, nes pirmieji žmonės tai dažniausiai šeima ar tėvai, kurie mus kažkaip mato, kažką pasakoja apie mus, kažkokią savo sampratą apie mus turi savo viduje. Ir vieni pasakojimai yra apie tokią labai asmeninę patirtį, kiti gali būti apie šeimos ar giminės kažkokius naratyvus, dar kiti siekia dar platesnį lygmenį, tai yra tautos, kultūros naratyvai. Ir todėl tie pasakojimai ne tik formuoja asmeninį tapatumą, kurį jau minėjau, bet ir kultūrinį, etninį, tautinį tapatumą. Ir kai kurie pasakojimai mums yra gerai pažįstami ir mes juos formuojam ganėtinai sąmoningai, tačiau kiti veikia pasąmoningai. Mes apie juos nemastome, bet juose gyvename. Tai dėl to ir tas pavadinimas toksai pasakojimai, kuriais gyvename, nes kartais mes sukuriame labai aktyvų naratyvą ir jame dalyvaujame labai sąmoningai, ten keičiame dalykus, kontroliuojame, bet kartais mes gyvename visiškai automatu ir net nesusimastome, kokiame pasakojime mes gyvename. Ir kartais atrasti tą pavadinimą
tam pasakojimam yra labai svarbu. Ir na, kai kurie tie pasakojimai gali mus įgalinti, suteikti prasme, tačiau kiti turi visai kitokį poveikį. Pavyzdžiui, gali įkalinti mus labai siaurame arba vienpusiškame savęs arba kitų matyme. Dar kiti pasakojimai yra traumuojantis, todėl mes ginsimės nuo to naratyvo įtraukimo į savo gyvenimą ir norėsis, kad čia būtų ne apie mane. Tai čia tokia, na, kaip ir traumos psichologijos dalis, nes traumos patyrimas irgi yra labai susijęs su pasakojimu. Ir jau kurį laiką egzistuoja labai konkreti net psichologijos atšaka, kuri vadinasi naratyvo arba pasakojimo psichologija. Tai jie ne tik kelia prielaidas, bet ir tyrinėja, kaip tie naratyvai veikia mūsų santykių su savimi, su kitais, su mūsų gyvenimais ir kaip veikia psichologinė sveikata. Tai šiandien kažkaip vienaip ar kitaip ir suksime šitame epizode apie tuos pasakojimus ir bandysime juos tyrinėti. Na, puikus įvadas, tikrai man patiko, net nežinau dabar, kaip čia prisijungti, toks kažkoks užbaigtumo jausmas man, kai tu papasakoji šitą įvadą. Tai, bet gerai, dalyvauju ir aš ir turiu kažką deliverinti dabar, tai reikėtų prisijungti. Tai man gal norėtųsi pradžiai pasakyti, kad tai yra šiandienos epizodo laukas, tai yra vienas iš galimų matymo būdų, kaip mes galim pasižiūrėti į žmogų. Psichologijai neretai arba kituose socialiniuose moksluose tai vadinama, sakykime, socialiniu konstruktyvizmu, tai yra labiau postmoderniai epochai būdingas žvilgsnis į žmogų, tai yra, kad tikrovė yra konstruojama kalbiškai, per naratyvą, per pasakojimą. Tai nėra visa apimantis pasakojimas, kad tikrovė yra konstruojama kalbiškai. Pavyzdžiui, jeigu mes paimtume kokią nors alternatyvą, tarkim, neuromokslus arba evoliucinę psichologiją arba evoliucinę biologiją, tai ten žvilgsnis būtų visai kitoks. Ne į kalbą, ne į pasakojimus, per kuriuos mes savo tapatumą konstruojame, bet ten, sakykime, būtų teiginys galbūt tezė, nuo kurios atsispiria tie mokslai, kad žmogiška tikrovė yra konstruojama biologiškai ir evoliuciškai. Tai šito mes šiandien neliesim, mes žiūrėsim dabar į tą momentą, kur mes, taip sakant, save ir tikrovę surišame per kalbinius dalykus, kas virsta mūsų įsitikinimais. Na, čia jau beveik kartojuosi, bet atsiremsime tą pamatinį faktą, kad mes žmonės, na, taip sakant, visas patirtis bandome užantspauduoti prasmėmis, užantspauduoti tam tikromis išvadomis, įsitikinimais. Ir čia svarbu, man atrodo, kad suvokti, kad tos prasmės niekada ir nėra galutinės, kad mūsų išvados, kurias mes darom apie tikrovę, iš tiesų niekada nėra kažkokia išbaigta ir teisinga tikrovės interpretacija, kad mes kažkaip taip bandom suresti tą patyrimo lauką nuolatinį į tam tikrą, sakykime, žemėlapį, tam tikrą pasakojimą, kad štai va, tikrovė veikia taip ir taip, aš esu toks ir toks, žmonės yra tokie ir tokie. Čia galima jau būtų skirstyti, kad, sakykime, mūsų pasakojimas susideda iš kažkokių istorijos, kurią mes pasakom apie save, kas aš ir koks aš esu, apie kitus, kokie yra kiti ir kaip veikia kiti, koks yra pasaulis ir kaip jisai veikia, na, tokie, sakykime, apie savo konstruktą, apie kitų konstruktą, apie pasaulio konstruktą. Ir šitos teorijos neretai, na, vat, tokius duoda iškraipimus, ne visada jos atitinka realią patirtį ir žmogui neretai būna sunku pamatyti pro savo jau besinešiojamą pasakojimą, kažkokią patirtį, kuri atsiskleidžia priešais. Ir kviečia galbūt naujai interpretuoti ar naujai kažkaip pamatyti, bet tie pasakojimai neretai mus uždaro tuose savo istorijose, kurias mes sakome, ir tai gali kelti nemažai kančių. Ir čia iš esmės visa psichoterapija labai stipriai apie tai, nes ką mes darome kabinete su žmogumi, tai mes vis labiau bandome suprasti, kaip tas žmogus interpretuoja savo pasaulį ir tada bandome ieškoti kažkokių alternatyvų ar praplėsti to žmogaus pasakojimą, kad, na, būtų mažiau, filosofiškai tariant, tikrovės iškraipimų ir žmogus galėtų sklandžiau gyventi. Tai aktualumas toks būtų. Tai kažkuria prasme psichoterapija ir yra apie, į psichoterapiją ateina žmonės, kurie kažkokiame viename ar keliose pasakojimuose yra užstrigę arba tie pasakojimai labai riboja juos. Ir galima apskritai psichoterapiją matyti kaip gyvenimo naratyvo tyrinėjimą, atkūrimą, perkūrimą ir papildymą. Ir man buvo įdomu vieno tyrimo duomenis paskaityti išvadas, tai kad asmenys, kurie
kuria tokias nuoseklesnes savo gyvenimo istorijas, tai yra tas, kurios veiksmingai susieja tiek praeitį, tiek dabartį ir kartu turi ir įsivaizduojamą ateitį, kartu yra tokie aiškus, chronologiniai kažkokie taškai atskaitos, tada yra priežastiniai ryšiai, kas ir kodėl mano gyvenime ir kaip įvyko, tada yra teminiai ryšiai, tai yra, man aišku, kokios čia temos sieja vat tuos mano pasakojimus. Tai tokie žmonės paprastai turi geresnę psichologinę savijautą ir psichologinę sveikatą. Ir nenuostabu, kad taip yra, nes kartu tai yra ir viena priežasčių, kodėl psichoterapija būtent kaip gydymas pokalbių veikia, nes tai yra ne tik apie pritaikomas technikas, ne tik apie santyki tarp kliento ir terapeuto, kurį mes taip linkę akcentuoti savo epizoduose, ir ne tik apie erdvę, kurioje gali tiesiog išsikalbėti, bet tai yra apie erdvę tyrinėti savo paties pasakojimą apie save, savo gyvenimo istoriją pamatyti kitais kampais ir sudėti tokį nuoseklų pasakojimą, atrasti priežastinių ryšių, kodėl, sakykim, nežinau, eilę metų man nutinka taip, kaip nutinka, arba kodėl man ten eilę metų nesiseka užmegzti sėkmingų ilgalaikių santykių, arba kodėl nesiklosto draugystės, kodėl vienas ar kitas dalykas įvyko, o gal ir vis dar vyksta ir kartojasi. Ir kartais net atgaivinti kai kuriuos prisiminimus, nes neretas atvejis, kai klientai dalinasi, kad jie iš vaikystės prisimena labai nedaug. Ir taip pat neretas atvejis, kai terapija sėkminga ir ji tęsiasi kurį laiką, tai tiem žmonėms grįžta prisiminimai arba apie labai miglotus prisiminimus atsiranda daugiau detalių. Ir tai yra vienas iš tokių pozityvių psichoterapijos pokyčių, kurį labai svarbu atkreipti dėmesį, kad žmogus gali daugiau apie save papasakoti, tiek apie savo praeitį, bet kartu ir kaip jis save dabartyje mato, nes galbūt žmogus atėjo galėdamas save apibūdinti, labai tokiais, gerai, blogai, normaliai terminais, arba aš ten toks, tik toks ir ne kitoks, toks labai siauras. Ir tada, kai tas pasakojimas atkuriamas, tyrinėjamas, tai pastebiu ir aš darbę su klientais, kad jie tiek savo praeities daugiau gali prisiminti, tiek gali apie savo dabartį kitaip kalbėti. Tai tą patvirtina ir mokslinių tyrimų duomenys, kad nuoseklesnio naratyvo apie save galėjimas kurti ir pasakoti yra labai naudingas mūsų asmeniniam gyvenimui ir psichologiniai būsenai. Čia visai tiktų, yra graži citata Kanto, kuris yra pasakęs, kad mes regime daiktus ne tokius, kokie jie yra, bet tokius, kokiais mes esame. Ir čia galėtų tam pavyzdžiui, ką tu sakai apie prisiminimus, kad žmogus gyvendamas vienam pasakojime, ir čia atminties tyrimai psichologiniai visiškai tą patvirtina, kad mūsų atmintis yra baisiai selektyvi. Tai yra mes prisimenam tai, kokioje būsenoje dabar esame dalykus ir kokie esame, kokiam pasakojime. Ir tie, kad skirtingi dalykai išnyra, adlerietiškoje terapijoje tai yra vienas iš diagnostinių metodų apie žmogaus terapinius pokyčius, tai yra kokie ankstyvi prisiminimai jam iškyla. Pradžioj terapijos vienokie, gale terapijos kitokie, arba tie patys, tik tai kita forma, šiek tiek perpaspalkoti, kur kažkas jau pakitę, galbūt žmogus ten aktyvesnis ar dar kažkoks. Žodžiu, bet esmė šitoj temai, kad svarbu įsisąmoninti, kad yra skirtumas tarp tiesioginės mūsų patirties ir reflektuotos patirties. Mes turim tiesioginę patirtį, kur išgyvenam gyvenimą, patiriam dalykus ir nuolat jį interpretuojam. Ir tai yra kondicija humana. Tai yra neišvengiamas dalykas apie mus ir tas kelia nemažai, sakykime, tam tikrų iššūkių, kuriuos mes ir šiandien skleisim. Ir netgi galima būtų pasižiūrėti, kad savastis kaip tokia, šiaip labai dažnas, sakykime, konceptas, ypatingai vakarų pasaulyje, tas aš, autentiškumas, savastis, kas tas tikrasis aš, tai irgi yra kaip tam tikri naratyvo tos teorijos šalininkai sakytų, kad savastis tai yra kaip metaforiniai klijai, kurie suriša gyvenimo patyrimo aspektus visokius, tą neapibrėžtą patyrimą į tokį daugiau mažiau nuoseklų kažkokį taip audinį. Tai vėlgi, taip mes savo tapatumą formuojam per tuos pasakojimus. Bet svarbi dalis psichoterapijoje
mes dažniausiai dirbam, na, su tuo, sakykime, tokiu gelminiu pasakojimu. Bet aš norėčiau irgi dar įvesti skirti nuo pat pradžių šitą epizodą, kad mes galėtumėm pažiūrėti į skirtingų lygmenų pasakojimus, kuriuos nešiojamės. Vieni yra tikrai tokie labai gilūs, fundamentalūs, dažnai net neįsisąmoninti. Psichologija dažnai mėgsta sakyti, kad vaikystėje gimė tos pasaulio interpretacijos, tie pasakojimai. Ir dažnai žmogus pats net nesuvokia, kad juos turi ir tai tampa tokiu automatizmu, neįsisąmonintų, bet gali būti ir mažiau tokie sedimentuoti, mažiau pasąmoningi, sakykime, pasakojimai, kur šiek tiek sąmonės lygių labiau prieinami, kur žmogus gali susivokti, jeigu jam kažkas pasako, jeigu susiduria su kažkokia situacija ir yra lankstus tokie kasdieniai pasakojimai, kurie, na sakykime, bendraujame su kokiais nors žmonėmis arba ten, santykių terpė yra puikus pavyzdys to, kad nežinau, bendraujam kažkaip ir pasidarau išvadą apie ten draugą, partnerę ar whatever, kolegą, vadovą ar dar kažką, kad tai šitam žmogui turbūt ten nepatinka šitokie dalykai, jis turbūt tikisi to ir to. Ir kažkurio metu tas žmogus sureaguoja, kodėl tu čia vis taip ir taip? Tai aš maniau, kad tau patinka. Ir tada tas žmogus sako, ne, man kitaip yra. Nežinau, kodėl tu taip pagalvoji. Ir tada tas pasakojimas apie tą žmogų pakinta. Ir apie savo elgesį pakinta. Tai yra ir tokių, sakykime, kasdienio lygmens pasakojimų, kuriuos mes irgi susidarom neišvengiamai, reflektuodami savo kasdienės patirtis. Ir čia yra, sakykime, tokie, galima būtų išskirti du būdus, kaip mes tvarkomės su tokiu patyrimu, kai kasdienis patyrimas netitinka mūsų pasakojimo. Tai vienas būdas tvarkytis su tuo, tai yra kažkaip techninė psichologinė sąvoka yra disocijuotis, tai yra nuo tikrovės, tai yra kažkaip neigti tai, atsitraukti nuo patyrimo. Tarkim, pavyzdys, žmogus gyvena su pasakojimu, kad, nežinau, aš esu nevykęs ir niekam nepatinku. Ir darbe ten atlieka projektą ir staiga sulaukia sėkmės, visi kolegos ir visi vadovai sako, oi, kaip tu nuostabiai pavarėjai, puikiai, čia kaip mes vertinam, kad tu esi ir panašiai. Ir tas žmogus, jo psichika turi pasirinkimą kažkuria prasme dviem būdais. Vienas, tai yra išstumti tą ir laikytis to fundamentalaus pasakojimo, nes ašgi gyvenu su savo vidiniu pasakojimu, kad aš esu, nežinau, nevykęs ir niekam nepatinku. Tai tada galiu sugalvoti kažkokią interpretaciją, kuri išlaikytų mano turimą pasakojimą. Pavyzdžiui, čia pasisekė, netiek čia ir nuo manęs priklausė, čia tiesiog situacija, čia kiti kolegos padarė, man tik reikėjo prisiliesti ir dėl to taip nutiko. Arba jie iš tikrųjų netiki, jie iš tikrųjų nori, kad aš generuočiau pelną, dėl to dabar padlaižiauja man, kad tiesiog daugiau ir sunkiau dirbčiau, nes aš ir taip viršvalandžius dirbu. Arba dar kažkokius kitus dalykus ir tas fundamentalus pasakojimas, kad aš nevykęs ir nepatinku kitiems, išlieka, nepaisant to, kad patyriminė situacija jai prieštarauja jam tam pasakojimui. Ir kitas būdas su tuo tvarkytis, tai yra perstruktūruoti savo pasakojimą. Gyvenu su įsitikinimu, kad aš esu nevykęs ir niekam nepatinku, bet šita situacija rodo, kad yra kažkaip kitaip. Kad man kažkas tikrai pavyko ir tikrai sėkmingai pavyko ir manimi džiaugiasi ir mane vertina. Ir tada gali prasidėti, rimti pokyčiai ten žmogaus viduje, jeigu įsileidžia tokius dalykus. Tai čia galima būtų sakyti, kad galbūt jeigu žmogus taip įsileidžia kasdienybėj, tai netaip giliai sedimentuotas buvo tas pasakojimas, kurį jis turi. Arba jau ten gal terapijos eigoje, nežinau, klibinamas ir panašiai. Jo, tai galima iš tiesų sakyti, kad kuo tas pasakojimas labiau toks kertinis, toks gilus ir pasąmoningas, tuo jisai sunkiau koreguojasi tom išorės kitokiom reakcijom ir tada tų reakcijų gali reikti nemažai ir jeigu paimsim psichoterapiją kaip darbo pavyzdį, tai dažnai psichoterapeutas arba psichologas yra tas žmogus, kuris baksnoja klientui, kuris vis sako, tai čia manęs niekas nevertina, niekas nemėgsta. Ir jisai dažniausiai būna psichologas tas, kuris pasibė, žiūrėk, ir čia tave vertino, ir čia tave kažkas mėgo, ir čia su šitais žmonėm kažkoks santykis klostosi, kuris vis kviečia tą biškį realybę tą pritraukti arčiau. Bet
jinai taip paprastai nesikoreguoja, nes, nu, jeigu taip paprastai koreguotis, tai žmogui pačiam užtektų vieną ar porą kartų pastebėti, bet kadangi jie tada yra tikrai tokie gilūs ir tos mūsų tapatumo dalis, va, tai va, ne šiaip su tam įvade minėjau, kad pasakojimai formuoja, kas mes esame ir kas mes nesame, tai jeigu žmogus turėjo tų patirčių, kurios, na, va, kažkaip sudėlioja jam tokį savęs vaizdą, kad jis yra, nu, va, kažkoks gal nevertas, gal nežinau, stengiasi, bet vis nesigauna, gal toks nevykęs biškelį. Na ir tas pasakojimas labai giliai nusėda iki tiek, kad žmogus tada nu, kažkuria prasme patvirtina šitą vaizdinį, pavyzdžiui, nesimdamas nieko naujo arba nieko nepabandydamas antrą ar trečią kartą, jeigu iš pirmo karto nesigavo. Ir galima atrasti tų tokių, na, kaip čia, poliškumų, kaip atrodo tie vat, viename ir kitame gale esantis pasakojimai. Tai, pavyzdžiui, neretai psichoterapijai tikrai ateina žmonės, kurie buvo ir yra labai gabūs, jie labai gerai mokėsi, jiem labai daug kas gerai sekės. Nu, tikrai tokie, paprastai tariant, pirmūnai buvo. Ir galima matyti tą pirmūno pasakojimą, kaip jisai taip labai selektyviai irgi kviečia žmogų tada atkreipti dėmesį į tokius vat, dalykus, kurie nu, jį įkalina į tokį siaurą mąstymą. Tai vat, už pirmūno to pasakojimo gali slypėti tokios nuostatos, kad visada turi būti geriausias, arba turiu padaryti viską sklandžiai, arba turi viskas pavykti iš pirmo karto. Ir tikrai ne vieną kartą esu susidūręs, kai va, tie pirmūnai patiria nesėkmę, jie tada išgyvena nu, labai labai didelę tokią frustraciją, kartais meta netgi dalykus, kurie jam svarbus dėl to, kad nesigauna, nes aš esu įpratęs, kai man gaunasi ir galbūt, nežinau, galbūt net nesu išvystęs jokių būdų ar įrankių, kaip išbūt su ta nesėkme ir ta patirtis tokia sudėtinga ir jinai netelpa į mano savęs vaizdą, nes mano savęs vaizde aš esu vat, tas, kuriam turi viskas gautis iš pirmo karto, arba jeigu priiminėjai darbą, tai visur mane turi priimti, visus darbus, aš visur turiu būti norimas. Nu ir galima daugiau pavyzdžių atrasti. Tai čia tik vienas iš tų pavyzdžių, gal vėliau ir daugiau paminėsiu, bet vat, yra kažkokia vat, ta tema ir kuo jinai mažiau sąmoninga, kuo mažiau reflektuojama, tuo jinai labiau veikia per tokią, na panašiai kaip Freudas sakytų, impulsas, reakcija. Įvyko kažkas ir aš staiga reaguoju. Tai tas sąmoningumas ir tų pasakojimų gebėjimas na, perteikti tuos pasakojimus tam tikrai žodžiais, tam tikrom frazėm, netgi ir tam tikrais sakiniais leidžia žmogui kitaip patirti save. Kad net pavyzdžiui, toks teiginys, kad aš esu nevykęs, tai irgi yra mano pasakojimo dalis ir visai kitokia jausminė reakcija bus, jeigu žmogus, pavyzdžiui, reaguodamas nesėkmę, pradės matyti, kad man šitas dalykas nepavyko, bet nu ir pažiūrėt, kas toliau jau iš karto nebe globalus teiginys, kad man nepavyko, tai aš nevykęs, bet man nepavyko, nes galbūt per mažai pasistengiau, galbūt tikrai buvo labai sunki užduotis, galbūt, nežinau, prasta diena, arba galbūt šiaip kartais gali nepasisekti dalykai ir tai keičia tada mūsų ir emocinę reakciją į tai, kas nutinka. Labai geri pavyzdžiai ir tu jau skleidi, kaip dirbti su savo pasakojimu, kaip jį atpažinti, kaip jį koreguoti, kaip jį praplėsti ir panašiai. Bet man papasakojus tavo pirmūno pavyzdį, norisi praplėsti pavyzdžių kiekį, nes čia teoriškai mes galime daug labai sudėtingai kalbėti, bet man atrodo per pavyzdžius tai yra kažkas apčiuopiamo ir ką galima identifikuoti ir aš noriu pasidalinti net 14 skirtingų tokių, sakykime, dažnų pasakojimų, kurie terapijoje iškyla, kurios žmonės nešiojasi, jie ten iš schemų terapijos, Jango yra ne Jungo, bet Jango iškilę, nes schemų terapeutai mėgsta ten suschematizuoti, kokius įprastus pasakojimus mes apie save pasakojame, bet tai nėra būdinga vien tik tai jiems ir kitų terapijų, kurie tą daro. Tai aš kviesčiau visai klausytoją pamėginti, paieškoti, kiek tie pasakojimai suskamba ir kad, atpažinau, galbūt vat šitą aptinku savyje. Ir vėliau netgi, tiksliai, aš suvokiau, kad net 2 praktikas turiu šitam epizodui, tai vėliau galėsiu vieną pasiūlyti. Ir kadangi čia bus išsamiau, tai Vitalijau, feel free mane kažkurio metu pertraukti, pakomentuoti, praplėsti, jeigu norėsis, aš tiesiog eisiu per sąrašą, dalyvau kartu su Aš turiu kelis pats dar pavyzdžius, tai jeigu kažkurį tu
paminėsi, tai aš irgi gal prisidėsiu tada Liuks, praplečiant. labai gerai. Tai pavyzdžiui, yra pasakojimai, kurie neretai susiję su atstumimu, kuriuos mes nešamės apie save. Tai pavyzdžiui, apleidimo. Tai yra neretai žmonės bijo, kad artimi žmonės kažkaip juos paliks, kažkaip išnyks ar santykiai nutrūks. Ir tame pasakojime dažnai būdinga tokia vidinė kalba, kaip pavyzdžiui, mane vis tiek visi palieka. Niekas su manim nenori santykio, aš vis tiek liksiu vienas. Vat kažkokie tokie. Yra nepasitikėjimo pasakojimas. Tai yra toks nusiteikimas, kad kiti kažkaip skaudins, apgaus ar pasinaudos. Tai pavyzdžiui, gali būti tokia vidinė kalba, kad jeigu būsiu per atviras, tai manim pasinaudos to mano atvirumu. Jeigu kažkaip atsiversiu santykė, tai mane įskaudins arba iš manęs ten pasijuoks ir panašiai. Gali būti atstumimo pasakojimas. Tai yra toks pasakojimas, kuriam būdinga įsitikinimas, kad niekas nesupras ir neatlieps emocijų. Tai pavyzdžiui, gali būti tokia vidinė kalba irgi, kaip manęs niekada niekas nesupranta, arba net jeigu kažkam dalinčiausi, manęs nesuprastų, arba iš tikrųjų, kai man bus sunku, nieko nebus šalia ir panašiai. Yra defektyvumo pasakojimas, kuris labai dažnas šiaip psichoterapijoje ir mes čia jį šiek tiek paminėjom. Tai yra toks įsitikinimas, kad esi prastas, blogas, kažkoks netinkamas, kažkoks ydingas, nevertas meilės. Ir čia gali būti daug tokių teiginių, kaip, aš nevertingas, aš esu prastas, aš esu negeras žmogus, aš esu trukdis, aš esu našta. Ar ten, jeigu žmonės mane pamatytų, koks iš tikrųjų esu, tai tikrai manęs nepriimtų ir atstumtų, nes iš tiesų giliai viduje aš esu blogas, todėl turiu, ten daug stengtis, kad nebūčiau toks, koks esu ir panašiai. Yra, pavyzdžiui, socialinės izoliacijos pasakojimas. Tai yra žmonės, kurie gyvena su įsitikinimu arba jausmu tokiu, kad aš esu visai kitoks negu kiti. Kiti tai kažkokie geresni, fainesni arba šiaip kažkokie kitokie, o aš nuolat nepritampu, nuolat jaučiuosi kaip balta varna, iškritęs, tarsi iš kito pasaulio, kažkoks atskirtas, nepritampantis ir panašiai. Taip pat yra, pavyzdžiui, priklausomybės, tarsi kažkuria prasme pasakojimas. Tai toks įsitikinimas, kad aš savarankiškai negebu susitvarkyti su gyvenimu, savarankiškai nesugebu priimti sprendimų, kad man nuolatos reikia kažkokio kito, kas man patartų, ką daryti, arba kažkaip parodytų kryptį, arba duotų kažkokį patvirtinimą, kad aš elgiuosi teisingai. Gali būti tokio, pažeidžiamumo, sakykime, pasakojimas. Tai kad dėl tokių grėsmių net gal labiau, kad toks nuolatinė baime, kad nesidžiaug, nes reiks verkti, ar bet kada gali nutikti kažkas blogo. Nežinau, jeigu čia dabar yra kažkas gero, tai yra laikina, turiu stengtis viskas sukontroliuoti, nes kitaip atsitiks kažkas negero ir panašiai. Taip pat gali būti toks, tarsi susiliejimo su kitu žmogumi, irgi panašu į priklausomybę, bet toks lyg nežinau, kas aš esu be kito. Negaliu būti vienas. Man reikalingas jis ar reikalinga ji, nes kitaip aš nežinau net, kaip galėčiau gyventi, kaip būčiau, kas aš esu. Gali būti nesėkmės pasakojimas, kad ir ko imčiausi, man vis vien nepavyks. Kad ir ką padaryčiau, susidursiu su nesėkme. Kitiems sekasi, man ne. Čia tokie jau šiek tiek persidengintis, bet tas girdisi. Gali būti, sakykime, kaip tik, tokie labiau, kaip čia, į tokį grandioziškumą pasakojimai. Tai pavyzdžiui, toks didybės pasakojimas, ką sieja dažnai su narcizu, kad pavyzdžiui, kiti turi prie manęs taikytis. Kodėl aš turėčiau stengtis kaip kiti? Aš nusipelnau daugiau. Kiti su manimi turi elgtis ten kažkaip ten ypatingai. Kas aš toks, kad velčiausi čia į šitas kažkokias, nežinau, nesąmonės ar dar kažkas. Gali būti toks, pasakojimas, kuris, sakykime, save taip pozicionuoja kaip kažkokį tai, nežinau, impulsyvų, nesukontroliuojantį, ir tada gali būti tokie teiginiai, kad visą laiką turiu prižiūrėti savo, nežinau, mintis, emocijas ir ką sakau, žodžius, nes kai leidžiu savo elgtis spontaniškai, nutinka kažkas blogo, aš pasielgiu tada impulsyviai, aš negebu savęs sukontroliuoti, būna kažkokios, nežinau, sprogstamosios reakcijos, dėl to visą laiką turiu viską apskaičiuoti arba, nežinau, ten
pakenkiu kitiems, kažką netai pasakau. Tai va toks pasakojimas neradai veda į tokią savikontrolę didelę. Pavyzdžiui, čia irgi mūsų epizoduose galima nemažai rasti tų pasakojimų vyraujančių, tarkim, people pleasinimo. Kad aš būsiu geras tik tada, kai padėsiu, patiksiu kitiem, aš ten būsiu geras tik tada, kai kitais rūpinsiuosi, arba apskritai tiesiog pasakojimas, kad turiu nuolat rūpintis kitais, turiu nuolat apsižvelgti, kaip kiti jaučiasi, turiu nuolat prisimti atsakomybę už kitų sunkumus, save galiu paaukoti, mano poreikiai palauks, svarbiau yra kiti ir panašiai tokio savęs aukojimas, sakykime, pasakojimu. Labai dažnas pasakojimas, su kuriuo susiduriu terapijos kabinete, kur žmonės neretai nereflektuoja, tai yra, kad jeigu leisiu savo vadovautis jausmais, tai nieko gero nebus, arba negalima priimti sprendimų vadovaujantis emocijomis, arba apskritai jausmai yra silpnybė, jausmai yra kažkas negero, nevaldomo, reikia vadovautis racionaliu protu, reikia vadovautis visą laiką, nežinau, apskaičiavimu, įsivertinimu iš proto. Šitoks pasakojimas beje labai dažnai veda į sunkumus, tokius pasimetimą gyvenime, nežinojimą, ko noriu, nežinojimą, kokius sprendimus priimti ir panašiai, nes žmogus atima iš savęs esminį kompasą, tai yra tos autentiškas reakcijas, tos jausmus, kurie parodo, kas man tinka, kas man tikra, o šituo negalima vadovautis, reikia visą laiką protu, o protas visą laiką ras visokių abejonių, visokių kontrargumentų ir panašiai. Tai čia gal steptelsiu, ta prasme, sąrašą tikrai galima plėsti, nežinau, Vitalijau, gal tu turi dar kitokių pavyzdžių. Tu keletą panašių paminėjai, bet aš dar gal pridėčiau tą, kuris Jungo toj psichologijai daug aprašomas ir net atskiros knygos apie tai rašoma, apie tą tokį aukos ir agresoriaus vaidmenį, pasakojimą ir vėl. Čia yra daug kur Jungo psichologija yra tie poliškumai, tai reiškia, kad vienam gale ir kitam gale yra tokios priešybės ir ta siekiamybė yra galėti susidurti su abiem poliais, nes sunkumą atneša dažniausiai kažkoks, pernelyg didelis susitapatinimas. Tai galima būtų klausti, o kas čia gero su auka susitapatinti? Tai su auka susitapatinti nieko gero, bet galėti aukoti ir aukotis vardan kažko tai yra ganėtinai svarbi ir esminė tokia sąlyga žmogaus raidoje, buvime bendruomeniai, nežinau, galiausiai netgi tautos išlikime. Tai jeigu net galim pagalvoti apie sausio 13, jeigu ten nebūtų buvę žmonių, kurie aukojosi, tai nebūtų tenais įvykę tų dalykų, kurie įvyko, nebūtume atstovėję ir išsikovoję viso šito. Tai tas gebėjimas aukotis yra labai svarbus, bet būti auka, nes aukos tas pasakojimas, jisai dažnai už buvimo auka slepiasi tokie, teiginiai apie save, kad, pavyzdžiui, man visada nutinka blogi dalykai, arba aš neturiu galios nieko pakeisti, ir neturiu aplinkybių, arba kiti yra visai tokie blogi, agresyvūs, man nieko gero nenorintis. Ir šito pasakojimo tokia kertinė šerdis yra, kad jeigu susitapatinama su auka, tai yra labai prastas ryšys su savo ta agresyviaja dalim. Tai ko pasekoje vystosi visokios pasyvios agresijos formos, ir tie žmonės, kurie yra aukos, jie iš tikrųjų būna ganėtinai pikti, bet pikti ant pasaulio, nes jie patys tai yra susitapatinę su tuo tokiu negalėjimu nieko pakeisti, arba kad aš esu pasmerktas, ir tai tada veda į tokį pasyvumą ir kartais netgi tendencija, jeigu taip žiūrėsim, kad pasąmoningai mes pritraukiam kažkokias patirtis, kažkokius žmonės, tai gali toks labai net pažinimas to, kokiam aš čia vaidmenį arba kokiam pasakojime esu, tai pritraukti žmonės, kurie arba visą laiką gelbės mane, nes matys mane kaip auką, arba kurie norės pasinaudoti tuo, tai yra norės būti tie agresoriai prieš mus, nes bus labai patogu. Ir tikrai galima rasti žmonių istorijose tokių pasakojimų, kurie kalba, kad vis pritraukia kažkokius tokius keistus, agresyvius žmonės, vis kažkokios keistos, agresyvios situacijos jam nutinka, ir tai gali būti užuomina, pasikalbėti apie tą agresiją, agresijos temą, kaip savo agresijos žmogus suvokia, kaip save jaučia, ar kaip pasyvų, ar kaip aktyvų, nes čia yra labai svarbus toks irgi savirefleksijos momentas, atpažįstant tuos pasakojimus, kuriais mes gyvename, tai yra pabandyti pažiūrėti, tai
kas aš esu tame pasakojime, koks aš tas veikėjas. Ar aš esu aktyvus, ar aš kažkaip dalyvauju, ar aš esu pasyvus kažkoks. Tai yra kažkoks, pasmerktas laukti kažkokios malonės. Ir dažnai būna, kad psichoterapijoje tie žmonės dažniau būna įstrigę tam kažkokiam pasyviam tapatume, tai yra, kad jie kažkaip arba labai negali kažko padaryti, arba jeigu gali, tai labai ribotai. Ir tikrai tas savo galimybių išgyvenimas yra toks, kad tų galimybių gal net visai ir nėra. Bet įdomu, kas nutinka, kad žmogus lieka kaip ir tas pats, bet jeigu sėkmingai terapija klostosi, žiūrėk, atsiranda kažkoks matymas, kad yra kažkur tų galimybių, kad aš esu ne tik pasyvus, bet galiu kažkur būti ir aktyvus, galiu kažkaip sudalyvauti, galiu kažkur pabūti, atstovėti, jeigu reikia. Galiu iš kažko pasitraukti, jeigu nesitraukiu, nes gali būti, kad žmonės susitapatinę su tokiu vaidmeniu, kad pavyzdžiui, aš turiu viską galėti atlaikyti, ko pasekoje tada nesitraukiama iš tų situacijų, kurios yra žalingos. Ir tada liekama tokiam, destruktyviam paterne, destruktyviam tokiam pasakojime, kuris yra, kad ir tada tikrai gali būti jausmas, kad, man yra per sunku, arba tikrai visi mane skriaudžia, bet pamatyti, kad ir aš prisidedu prie to, kad mane kažkas skriaudžia, gali būti labai išlaisvinanti detalė, nes tada galiu pamatyti, kad aš irgi esu aktyvus dalyvis, ne tik tas, kurį nuskriaudžia. Tai čia, man atrodo, labai svarbi ta dalis, ieškoti pasakojimuose, koks aš esu veikėjas, nes netgi pasakas prisimenant, tai pasakose ten yra visokiausi personažai. Pavyzdžiui, laumė arba ragana, jinai dažniausiai bus ta, kuri išjudina visą situaciją. Jinai ten aktyvi labai, bet pasakos yra visokių ten tinginių, visokių yra nabagėlių, kitų, kurie labai pasyvus, kurie nieko nedaro. O herojus kelioniai vis tiek tu turi žengti tą žingsnį į tą pasaulį, tą nežinomybę ir kažką tenais nuveikti. Tai tas pastebėjimas savo pasyvumo kartais gali padėti atrasti tokių išeičių, o tai kaip būtų, jeigu aš nepasyvus būčiau, kas čia būtų. Ir tą fantaziją gali būti labai svarbu patirinėti, nes gal tikrai pas žmogų yra toksai, bet jeigu aš būsiu nepasyvus, aktyvus, tai kažkas gali nutikti man, arba kažkaip čia nesigaus, ir tai gali būti susiję tikrai su kitais tokiais labai asmeniniais pasakojimais iš šeimos patyrimo, ar ne? Pavyzdžiui, toks labai kasdienis tiek gyvenime, tiek terapijai ribų nusibrėžimo klausimas. Ir atrodo, kas čia yra pasakyti ne, arba nubrėžti ribą, bet kai kuriems žmonėms tai yra labai sudėtinga, nes galbūt ta patirtis turėta yra susijusi su tuo, kad kai aš brėžiu ribas, jų niekas nepaiso, arba man jų nusibrėžti kažkaip nepavyksta, arba, nežinau, išsityčia iš tų mano ribų ir sako, kad aš ten koks nors silpnas negalintis. Ir tada mane įkalino šitos patirtys, šitie pasakojimai tokiam pasyvume, kad geriau gal net nesibrėžtų ribų, nes čia vis tiek nieko nebus. Ir tada gali netgi ir psichologą ar terapeutą ko nebandyti tikint, tai pareigingai, kad čia tikrai nieko nesigaus. Ir jeigu terapeutą nuneša kartu tas bejėgiškumas, tai blogai, bet galima vis tiek kažkaip užčiuopti, kad čia yra kažkoks nenoras pamatyti tų savo galimybių. Labai daug svarbių ir gerų minčių, kurių tu čia pažiūrėjai, ir labai norisi tikrai sutikti ir dar syk akcentą uždėti apie tą aktyvumą versus pasyvumą, ką tu kalbė. Tikrai, man atrodo, vienas iš tokių labai svarbių kriterijų. Net Adleris yra sakęs, kad tai yra vienas iš psichikos sveikatos kriterijų, kiek žmogus yra aktyvus savo gyvenimo ir savo gyvenimo pasakojimo atžvilgiu. Čia neturime omeny aktyvumo kaip tą vytą aktyvą, dabar užsiėmę visi būkim. Visai ne apie taip, bet manau, kad tau puikiai pavyko išskleisti, kas turima omenyje apie tą aktyvumą iš psichoterapeuto žvilgsnio. Tai man norisi irgi dabar tokį mažytį pasiūlyti kaip trumpą praktikėlę irgi apie tos pasakojimus, ir tu pateikiai pavyzdžių, ir aš pateikiau pavyzdžių, galbūt klausytojai pavyko kažkur atpažinti save, kažkur suskambėjo. Ir pavyzdžiui, naratyvinė ta terapija turi vieną iš metodų, kas šiaip būdinga ir kitoms, tikiu ir tu tą darai, ir aš tą darau terapijoje. Tai yra toks gebėjimas pažiūrėti į savo pasakojimą iš šalies, atsietai nuo savęs. Ten, kad ne aš esu nevykęs, bet pavyzdžiui, ten mane dažnai aplanko nemalonus jausmai ir tada man ima atrodyti, kad aš esu nevykęs. Ir ateina tos mintis, kur save teisiu, ten nuvertinu, kaltinu, ten vidinis kritikas ima kalbėti ir tada atrodo, kad nėra niekaip kitaip, kaip tik tai aš esu nevykęs.
ten arba, nežinau, vietoje aš esu silpnas ir vėl man atėjo minčių, kad aš esu silpnas, man vėl atrodo, kad aš esu silpnas ir panašiai. Tai tokia eksternalizacija problemos, tai aš siūlyčiau dabar pamėginti tą ir padaryti, nes šitas posūkis yra tikrai labai naudingas terapiškai ir jis veda į tą aktyvumą, apie kurį jau tu kalbėjai, nes susikuria toks atstumas tarp žmogaus ir problemos kažkuria prasme, nes tie pasakojimai giliai įstrigę tampa problemiški. Tai aš siūlyčiau tokį dalyką pabandyti atpažinti, o gal jau vyko atpažinimas ir užsirašyti, vat kokią pasakojimą dažniausiai aš apie save pasakoju, kuris ten iš tų skambėjusių, ar ten aš nepasitikiu kitais, nežinau, gyvenimas nejuda į priekį, aš esu ten nevykęs, arba turiu kliautis tik savimi, ar jausmai yra ten kažkas, ko negalima vadovauti. Kas tai bebūtų, tavo pagrindinis pasakojimas, kurį tu turi. Antras žingsnis, kurį siūlau, čia galima ir papauzinti įrašą, taip sakant, take your time, pasiimti savo laiko, tai perkelti į išorę, suteikti šitam pagrindiniam pasakojimui situacinį kontekstą. Kitaip tariant, kada, kur ir kaip šitas pasakojimas atsiranda ir suaktyvėja, išryškėja, kas jį sustiprina, o kas jį susilpnina. Pavyzdžiui, pateiksiu labai buitinį pavyzdį, supratimo dėlį, kad jeigu mano pagrindinis pasakojimas yra, kad man niekada nesiseka darbe, tai galbūt aš galiu praplėsti šitą pagrindinį pasakojimą, suteikdamas konteksto detalių, kad, pavyzdžiui, kaip padidėja darbo krūvis ir nesu pailsėjęs, mane aplanko mintis, kad man nuolat darbe nesiseka. Bet dažniausiai po gero savaitgalio poilsio, pirmadienį ateinu šviežiai nusiteikęs ir turiu pasitikėjimo savimi imtis sunkių užduočių. Vat jau prasiplečia situacijos, kur užskamba, kur užryškėja, kas susilpnina, kas sustiprina tą pasakojimą. Tai visai kvieščiau pareflektuoti taip savo ir kasdienybę, ar šiuo metu, kada labiau išryškėja tie momentai. Trečias žingsnis, kuris yra svarbus, tai yra paieškoti alternatyvų. Tai yra paieškoti tų pavyzdžių, kur tavo pasakojama istorija apie save nepasitvirtino. Tai pavyzdžiui, kad jeigu grįžtant prie to pasakojimo, kad ten man nesiseka darbe, aš nevykęs darbe, tai tarkim galiu atrasti, kad aš universitete gerai mokiausi, mane darbe per pastaruosius 2 metus 2 kartus paaukštino ir tarkim, tas pats pavyzdys, kurį minėjau, pirmadieniais pailsėjęs gerai jaučiuosi ir pasitikiu. Čia toks antikvarinis, čia suprantu, čia sunkiai praktiškai, kas pirmadienį ryte gerai jaučiasi darbė, bet whatever. Ir ketvirtas žingsnis būtų, ką siūlo ir naratyvinė terapija, tai pamėginti pažiūrėti į tą savo pasakojimą, atradus tas alternatyvas niuansuočiau, plačiau, šiek tiek su daugiau detalių, su daugiau rezoliucijos, su daugiau pikselių. Tai pavyzdžiui, galima išplėsti tą pasakojimą, man nesiseka darbe, kad pavyzdžiui, man darbe dažniausiai sekasi, tačiau padidėjus darbo krūviui ir nepailsėjus, imu prastai jausti, spausti save dar intensyviau dirbti ir tada gaunasi, kad tampu dar neproduktyvesnis, o kai tampu neproduktyvus, tada imu save nuvertinti ir tada atrodo, kad visai darbe nesiseka ir aš esu nevykęs. Ir dabar aš nuo šiol noriu mokytis būti save palaikančiu ne tik tada, kai gerai jaučiuosi ir viskas klostosi gerai, bet noriu išmokti pasitikėti savim ir būti savo palaikančiu net tuo metu, kai susiduriu su sunkumais, su stresu, kai būnu nepailsėjęs, kai užklumpa iššūkiai. Ir paskutinis žingsnis būtų šituo naujų pasakojimu gyventi. Tiesiog praplėtus tą pasakojimą. Tai čia toks beveik, sakykime, chirurginis peržiūrėjimas to pasakojimo, ką galima daryti pačiam, kas dažnai vyksta terapijoje. Ir aš esu tikrai pastebėjęs, kad tai labai gydančiai veikia, kai atsiranda tas posūkis, toks pasikeičia žmogaus optika, jis nebežiūri iš pasakojimo vidaus, bet tas pasakojimas iš šalies atsiranda ir žmonės neretai sako, atsirado lyg kažkoks, žvilgsnis lyg iš šono save matyčiau, kad nebesu vien valdoma šito pasakojimo, bet jau tarsi liudiju tą pasakojimą, nesusitapatinu su ta erdvė. Ir čia šitoj vietoj užgimsta laisvė pasielgti kitaip, laisvė elgtis sąmoningiau. Ir pavyzdžiui, terapijoje dažnai suskamba tokie dalykai ir aš tai labai stengiuosi akcentuoti tos momentus,
pastebėti, išryškinti, kad čia radosi jau. Nes tai padeda ir pačiam žmogui tada pamatyti, kad čia jau daugiau laisvės turi nuo esamo pasakojimo ir tame vyksta augimas, pokytis. Tai pavyzdžiui, tarkim, žmogus ateina į terapiją su, nežinau, vyraujančiu pasakojimu, aš esu nevykęs ir laikui bėgant tai keičiasi į kokį nors, kad mane kartais aplanko, nežinau, nemalonus jausmai ir tada man ima atrodyti, kad aš esu nevykęs. Ateina mintis, kuriuose save teisiu nuvertinu. Labai skirtingai skamba. Teiginys aš esu nevykęs nuo šito, kad suvokiu, kad mane kartais aplanko tokios būsenos, kur aš save nuvertinu. Ir tada nutinka tokie nežinau, pavyzdžiai, kaip pavyzdžiui, ateina žmogus po savaitės, čia jau terapijos eigoje, sakykime, tarkim, kad ir dalinasi, kad šią savaitę pastarąją buvo tų situacijų, kur mane aplankė ten nemalonus jausmai ir aš jau norėjau save nuvertinti, sakyti savo, kad esu nevykęs, bet tuo metu kažkaip tą pastebėjau ir stengiausi tas mintis nukreipti kitur. Ir nuotaika man gan greit pagerėjo ir aš neįkritau į tą savęs nevykėliškumo epizodą, kur šiaip įkriščiau visai dienai. Gal tik tai kitą dieną išsimegojęs, atsigaučiau, išeičiau už to. Ir taip pat pastebėjau per šitą savaitę, kad pasirodo ne visada save nuvertinu. Buvo pora situacijų, kur kilo mintis ir kažkaip pastebėjau, kad visai neblogai čia susitvarkiau. Ir man patiko šitos situacijos, tokio lengvumo įnešė, net pasitikėjimo savim ėmė rastis. Tai čia labai svarbu tuos alternatyvius pasakojimus taip rasti ir chirurgiškai dekonstruoti savo esamą į tokius labiau viltingesnius, labiau palaikančius, labiau priimančius, padrasinančius pasakojimus. Man tai atėjo toks palyginimas naratyvo ir pasakojimo apie save kaip dėmesio. Kai mes epizode apie dėmesį kalbėjom apie įvairias metaforas, kaip tie psichologai bando dėmesį suprasti, tai viena iš tų metaforų yra tokia, kad dėmesys yra kaip kažkokia lempa arba prožektorius, kuris šviečia į vieną tašką, tai yra tas epicentras to šviesos, tada mes žinom, kad yra kažkoks gabaliukas, kur truputis dar šviesos yra ir ten jau paskui temsta. Tai ir pasakojimas iš esmės yra kaip tas žibintas, kuris kažką apšviečia, kažkokią tai manęs ar kitų dalį ar pasaulio dalį, bet kartu kažką kitą palieka labai menkai apšviest arba visiškai tamsoj. Tai tas galėjimas kalbėtis ir atsitraukti ir iš skirtingų pusių pažiūrėti, o kaip čia dar gali būti, tai yra būdas praplėsti tą pasakojimą arba atsitapatinti nuo kažkokio labai destruktyvaus arba kažkokią tai vieną pasakojimo dalį papildyti. Man atėjo ruošiantis epizodai toks geras pavyzdys, kaip mes pasakojimus kuriam ne tik apie save, apie kitus žmonės, bet ir apie tokius dalykus, pavyzdžiui, kaip miestas. Tai Panevėžys yra daug metų linksniuojamas kaip žaliausias miestas arba bent jau vienas iš žaliausių. Dabar žiūrėjau, kad Alytus lyg ir kažkuriais metais pripažintas, bet žodžiu, ir kai aš augau, kai buvau vaikas, paauglys, aš atsimenu, kad tai būdavo labai tokia didelė mūsų miesto tapatumo dalis. Ir aš kai dirbau visuomenės sveikatos biure Panevėžy, tai turėjau kolegę, kuri labai domėjosi ten aplinkosaugai, ten jos buvo interesų sritis, jinai daug mums pasakodavo. Ir ką aš sužinau, kad šalia to, kad Panevėžys yra labai žalias miestas, jisai tuo metu buvo vienas užteršiausių Lietuvos miestų pagal oro kokybę. Tai kaip pasakojimas atkreipia dėmesį į žalumą, bet neatkreipia dėmesio, ir čia jau mes galim prieiti netgi prie politinio lygmens, ar ne, kad taip kaip mes pasakojame apie kažkokius dalykus, gali skatinti vienas problemas spręsti arba nespręsti, arba prie vienų dalykų prieiti, prie kitų neprieiti. Ir štai tau gaunas, kad labai žalias miestas ir tau atrodo, jeigu žalia, tai asociacijos tuo, kad ten turbūt švaru labai, nes jeigu nešvaru, tai bus turbūt nežalia kažkaip kitaip. O pasirodo, kad oro tarša didelė. Nežinau, kaip yra dabar, nes tuos duomenis gan sunku rasti, bet bent jau tada man taip kolegė pasakojant, kadangi labai tuo domėjosi, tai aš kažkaip pasitikiu jos tą informaciją. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, tai jau kalbėti apie tokius asmeninius pavyzdžius apie save, kai mes labai save linkę esam nuvertinti arba būti labai kritiški savo, tai tada tas prožektorius yra nukreiptas į nesėkmes arba į kažkokius nesklandumus, bet daug mažiau to prožektoriaus šviesos yra tada o tai kas man pavyko, arba gal net jeigu nepavyko, gal mano pastangos jau buvo kažkokios vaisingesnės, gal pavyko iš dalies ir tai labai svarbus dalykai pastebėti. Nes vis tiek
psichoterapijoj mes dažniausiai turim reikalų su problemiškais pasakojimais apie save. O kodėl jie problemiški? Nes jie dažniausiai arba yra labai vienpusiški, arba labai realybę iškreipiantis. Tai tada vyksta tokia, nuolatinė korekcija, papildymas, kaip čia dar gali būti. Ir čia yra vienas irgi, vat, kaip Gediminas paminėjo, iš tokių psichikos sveikatos aspektų tą tokį aktyvumą, kur sakė Adleris minėjo, tai kitas iš tokių psichikos sveikatos tikrai ir tokio asmenės brandos požymių yra, tai gebėjimas pažiūrėti, o kaip dar gali būti. Nes dažniausiai žmonės, kurie yra labai nunešti tų pasakojimų, kur jos veikia labai, pasąmoningai arba taip net impulsyviai tam tikros situacijos, tai jie ganėtinai siaurai gali pažiūrėti. Jie negali pažiūrėti kartais iš viso, kaip gali būti, nes yra taip, kaip ir ne kitaip. Jūs čia su manim pasielgia tik dėl to ir ne dėl jokios kitos priežasties. Arba su manim nenori kažkas bendrauti būtent dėl to, bet ne dėl kažko kito. Ir tas gebėjimas pažiūrėti, o kaip dar gali būti, jau yra toks ganėtinai gero brandumo ir psichologinės sveikatos požymis, kad reiškia, aš galiu atsitraukti iš vyraujančio pasakojimo ir apeiti gal iš šono, iš viršaus pasižiūrėti. Ir čia netgi ir pasakose toks motyvas ganėtinai dažnas, kad yra kažkokia, ar tai figūra, ar tai kažkoks būdas pakilti virš kažko, nežinau, su kažkokia priemonė, ar tai laivu, ar dar kažkokia Grybais. priemonė, grybais, čia Gediminas gal labiau apie save kalba, nežinau. Nežinau, aš apie ką kalbu čia. Žodžiu, būna kažkoks magiškas būdas pakilti ir Taip. tame pakilime, kas įvyksta, tai yra pasižiūrėjimas iš viršaus. Ir tas gebėjimas pasižiūrėti iš viršaus yra labai svarbi tokia sąlyga priimti tam tikrus sprendimus ir save kitaip patirti. Jo, tai čia atsiremtų tai, ką pasakojai į prielaidą, kad kuo mes labiau sugebame savo tą pasakojimą ir turimus įsitikinimus suskliausti, tai biški trumpam padėti į skliaustelius ir atsitraukti nuo jo, tuo gali mūsų savęs suvokimas, situacijos suvokimas būti adekvatesniu. Tai yra, vis labiau mes pamatysim, kaip yra iš tikrųjų, ne vien tik tai dangstysime savo turimais kažkokiais įsitikinimais. Šiuo metu skaitau Mickūno knygą per fenomenologiją į budizmą. Man patiko ten viena istorija, pasakoja jisai apie vieną japonų dzeno meistrą, pas kurį ten toks rimtas profesorius atėjo ir norėjo kažkaip, kad jį pamokytų, kad jį supažindintų su dzeno filosofija. Ir tas meistras dzeno, Nanin, jo vardas, jis svetingai tą profesorių priėmė, pasisodino, pasiūlė arbatos ir paėmė vandens ir pylė į arbatos puodelį vandenį nesustodamas. Ir tas puodelis prisipildė, pradėjo tekėti per kraštus ir nesiliovė toliau tas meistras pylęs vandens, kol svečias ten nešūktelėjo, pakėlęs balsą, maždaug, ką tu čia darai, taigi puodukas jau perpildytas. Ir tas Nanin meistras jam taip pat sakė, kad lygiai taip pat perpildytas, kaip tu esi perpildytas savo nuomonių, spekulacijų, įsitikinimų, teorijų, todėl tau neįmanoma parodyti, kas yra dzenas, kol tu neištuštėsi. Tai va čia yra toks, iš rytietiškos filosofijos, iš budizmo, tas kampas, kad atsitapatinti nuo savo turimų įsitikinimų tam, kad galėti pamatyti kitokią tikrovę. Ne per savo interpretacinę prizmę, bet tokią, kokia jinai yra. Jeigu tai perkeliant į labiau kasdienį mūsų ir terapinį kontekstą, tai čia galima būtų tokius žodžius vartoti, kaip kad į savo įsitikinimus gerai pamatyti, kaip, savo įsitikinimus pažiūrėti geriausia yra būtent kaip tai yra tik savo įsitikinimus, ne kažkokį tiesos ir tikrovės altorių atspindi, ne kažką, kas absoliučiai išsemia tikrovę ir sako, yra tik tai taip ir taip, bet pažiūrėti juos kaip įsitikinimus ir paieškoti savyje tokio tyrinėtojo, biški detektyvo, tokio su smalsumu, su lengva abejonė, su tokiu tyrinėjančiu žvilgsniu, nuolat tikrintis. Tai ar tai, kaip aš dabar manau apie tikrovę, ar čia atitinka situacija ir netitinka, ar tai, ką manau apie kitus žmonės visą laiką pasiteisina, ar ne visą laiką pasiteisina, kaip čia yra. Ir tas suteikia tokios laisvės.
Kita vertus, nesinori skambėti, nes tokiems teiginiams galima būtų pagrįstai duoti velnių, argumentuojant, kad, na, tada, sakykime, psichoterapeutai, psichologai ir šitas psichoterapinis požiūris skatina kažkokį tokį visišką relativizmą, visišką pluralizmą, tai reiškia, reikia suabejoti visais savo teiginiais, su nieko nesusitapatinti ir panašiai. Ir kokie nors, sakykime, kultūrininkai galėtų, čia turiuomenį, ne šių dienų aktualės, bet apskritai kultūros, istorijos, humanitarai žmonės galėtų duoti rimtą kontrargumentą, kad palauk. Taigi mums, pavyzdžiui, nežinau, kažkoks išmanimas istorinio konteksto savo, kultūrinio konteksto, tautinio konteksto, tai yra tai, kas formuoja mūsų tapatumą ir yra kažkokios, sakykime, vertybės, dorybės, ką mes turėtumėm angažuotis ir turėtume, nežinau, puoselėti ten valstybingumą, humanizmą, whatever, kas tai būtų jau. Tai čia, man atrodo, svarbu šitoj vietoj, jeigu taip atsitraukiant nuo terapinio konteksto, suvokti, kad aš taip mąstyčiau spontaniškai, kad čia yra kažkokia dilema. Dilema fundamentali, pamatinė, kurioje mes egzistuojame ir negalime nebūti. Tai yra, kad mums kaip žmonėms reikia kažkokio tai mūsų gyvenimą ir tikrovę surišančio naratyvo, kuris mums suteiktų tapatumą. Be to mes negalime. Kartais negalime gyventi be atsakymą į klausimą, kas aš, kad esu, nežinau, ten lietuvis, europietis, ar ten, nežinau, whatever, ten psichologas, ar dar kažkas, mums tai yra būtina. Ir dilema tarp to, kada tai tampa rigidiška ir labai kategoriška ir labai fanatiška, kad, nežinau, aš esu ten tik tai, nežinau, tokių politinių pažiūrų ir viskas ir visa kita yra blogis ir aš nesugebu pamatyti kitos tikrovės. Nu tai čia geriausias pavyzdys yra nuvažiuoti į giminės balių ir paklausyti, kaip seneliai kalba apie tikrovę, kurie jau taip surigidiškėja dažnai, kategoriškai apie viską mato ir negeba pažiūrėti kitaip. Tai man atrodo, kad mes šitoje dilemoje nuolat kažkaip tarpstame, egzistuojame ir negalime nebūti, negalime kažkaip jos nespręsti vienu ar kitu būdu, ar ten labai atsitapatinus, ar ten labai užsiangažavus kažkam. Jo, tik čia tikrai, aš tai visiškai sutinku su tuo, kad mes negalim nebūti ir negalim tapatintis, nes mes nuolatos galim sakyti, kaip ten Jungas ar dabar galvoju, ar kažkuris kitas autorius, kuris apie kaukės ir personas rašė, kad žmogus, kuris sako, kad jis neturi kaukės, čia irgi jo kaukė. Tai, kažkuria prasme mes vis tiek, norėdami su niekuo nesusitapatinti, vis tiek mes tada susitapatinam su tuo, kuris su niekuo nesitapatina. Ir tai irgi yra tam tikras tapatumas. Tai tik turbūt, kai mes kalbam apie tuos ar tai asmeninius dalykus, ar netgi ir kultūrinius, ir etninius dalykus, tai yra klausimas, ar mes esam ryšyje su tais tapatumais, nes kol mes nesam su jais ryšyje, negalime iš kažko atsitraukti, tol mes veiksime tokiu automatizmu. Tai, o kad galėtume atsitraukti, tam reikia nemažos refleksijos ir šiaip nemažos kartais ir valios ir brandos, nes tik reflektuojantis žmogus gali eiti ryšį su savo kažkokiais dalykais, pavyzdžiui, netgi apie kažkokius kultūrinį šešėlį, apie tai, kuo ten viena ar kita tauta yra kažkuo ten faini, geri, bet kartu neša ir kažkokį šešėlį, kad gali būti ta pati tauta ir agresyvi, ir kažkokia ekspansyvi ir panašiai. Tai būti ryšyje su tuo yra sudėtinga užduotis. Ir aš tai norėsiu šiek tiek papasakoti apie kultūrinius kompleksus. Man čia, dabar galim sakyti, naujas interesų laukas yra, ypač Ciuriche, kai buvau, ten nemažai buvo kalbama apie tai. Tai aišku, aš dar tik skaitinėjimuose esu apie tai, bet vis tiek šitą papasakos. Bet man dar norėjos truputį, kol neperšokom į tą kolektyvinį dalyką, apie tas dar asmeninės istorijas. Man atrodo, kad mes dar nepaminėjom vieno dalyko, kai reflektuojam tuos naratyvus ir pasakojimus, tai ar aš čia gyvenu savo pasakojime apie save, nes mes esam ne kartą kalbėję apie projekcijas, tai yra, ką mes priskiriam kitiems, nors tai yra apie mus. Esam tikrai kalbėję ir apie introjekcijas, bet rečiau tai tie pasakojimai, kurie yra kitų žmonių apie mus, bet ne mūsų, bet mes juos perimam kaip savo, tai vadinasi kaip introjekcija. Tai reiškia kažkas, ką aš laikau savo, bet tai yra ne mano. Tai pavyzdys galėtų būti tas toks chrestomatinis, paimkim vaikystę, kur
žmogus augo su vienu ar abiem tėvais, kurie buvo labai tokie šalti, kritiški, nežinau, blokuodavo, nuvertindavo bet kokias iniciatyvas, bet kokį spontaniškumą, bet kokią laisvę pasirinkti. Ir tada, žmogus taip užaugo, taip, jeigu imsim tokį chrestomatinį vadovėlinį pavyzdį, toks labai netvirtas apie save, labai kritiškas savo, galbūt ir kitiem labai kritiškas. Ir jisai save taip mato, bet tada žiūrėk, tyrinėji to žmogaus gyvenimo istoriją ir tu pamatai, kad buvo labai daug žmonių aplinkui jį kritiškų ir tada čia yra svarbu atskirti, ar tas kritiškumas yra iš viso čia mano žvilgsnis į save, ar iš tikro aš save gal matau visai kitaip, bet tas kritiškas matymas manęs antiek buvo intensyvus ir viską persmelkiantis, kad aš tikrai perėmiau jo daug. Ir čia tada gali vykti toksai tikrai irgi išlaisvinantis toks atsiskyrimas ir neretai darbe, kai dirbu su žmonėm, tai kai jie vis grįžta prie tų kažkokių nuvertinimų, kritikų, aš sakau, tai pala. Čia tu taip save matei, ar tave taip tėvas matė, arba ar tave taip motina matė. Ir tada grįžta, aha, jo, čia visgi tas mamos žvilgsnis. Ir jis vis gal grįžta. Ir gali būti, kad net suaugęs žmogus iki šiol tokiam santykiu, kur kažkuo dalinasi su ten tėčiu ar mama ir tas tėtis ir mama toliau sako, tai čia tu šūdais nesąmonėm kažkokiam užsiemi, nesąmoningą darbą dirbi tenais, kažką per darbas, eik į ofisą dirbti, čia kažkokiam kūrybom dar kažkuo užsiminėjai, visokių tų pavyzdžių galima rasti. Ir tu matai, kad čia tada to žmogaus pasakojime apie save yra labai stipri kito pasakojimo apie tą žmogų dalis. Ir va tas atskirimas jisai gali būti labai svarbus pamatyti, kad čia visai ne aš apie save tai pasakoju, bet man kiti apie mane pasakojo. Ir jeigu aš galėsiu atskirti, kur aš, kur kitas, aš tada galėsiu gal stipriau palaikyti ir išgyventi tą savo naratyvą, nes tą kito naratyvą paliekam kitam, ir leiskim tam tėvui ar mamai būti kritiškam ar kritiškai, nežinau, paliūdėkim dėl to, papykim, bet tada išlaikykim tą savo pasakojimą, kokį aš noriu apie save pasakojimą kurti. Ir čia dažnai būna tie spąstai, kuriuos žmonės yra įstrigę ganėtinai ilgai, kad gyvena pasakojimuose kitų žmonių apie save. Arba gali būti net nebūtinai iš vaikystės, tai krūva toksinių santykių patirčių, kur žmonės eilę metų kentė psichologinį smurtą, santykių, kur jau jie buvo net ne vaikai, jie galėjo netgi ganėtinai sąmoningai ten dalyvauti, bet kažkaip nesigavo dėl vienų ar kitų priežasčių ir tada žmogus eidamas į kitus santykius, jisai nešasi tą savo pasakojimą apie save, kuris yra buvusio partnerio, kuris galbūt buvo psichologinis smurtautojas. Taip, aš nevengiu terapijų ir kartais pavadinu tai, ką tu kalbė apie kitų pasakojimus, kurie įsivyrauja propaganda. Šeimos propaganda, mamos propaganda, ten nežinau, buvusio partnerio propaganda. Man šitas terminas atrodo labai fainas, nes jis taip, per jį galima metaforiškai pažiūrėti, kad mano vidinis pasaulis, kaip kokia valstybė, tada tapo okupuota. Aš negalėjau gyventi demokratijoje vidinėje, taip sakant, laisvai pasirinkti, laisvai turėti savo balsą, balsuoti, bet aš buvau okupuotas ir man buvo primestos taisyklės ir aš tapau priverstu tuo patikėti ir atpažinti tai, kaip propaganda savyje irgi kartais duoda tą efektą, tą gydantį posūkį, apie kurį prieš tai minėjau, kad tada pažiūriu lik iš šalies. O, vėl girdžiu savyje tą propagandą, vėl ten jau garsiakalbiai transliuoja, didysis brolis kalba maždaug. Tai jo, o man tai dar norisi, kadangi tu minėjai, šiaip tai trumpas intarpas, Jungis taigi dar kalba apie šeimos kaip kolektyvinės pasąmonės dalį, kad giminėje neretai formuojasi kažkokie pasakojimai, kad galima į giminę pažiūrėti kaip tam tikrą kultūrą, kuri irgi savo, sakykime, propagandą turi ir karta iš kartos skleidžia, kad, pavyzdžiui, nežinau, mes turim visą laiką gerai atrodyti prieš kitus, arba visą laiką reikia aukotis dėl kitų, ar dar kažkokių, kur karta iš kartos matai, kad vyksta, taip sakant, tos pačios traumos perduodamos ir panašus naratyvai pasakojami ir žmogus persima to ir neretai būna terapijos tas atpažinimas, kad kai suvokiu, aha, tai aš šitoj propagandai gyvenu, bet čia ir mano tėvai taip gyvena, ir seneliai taip gyvena, ir veikiausiai ir jų proseneliai tuo gyveno. Jeigu pažįsta, jeigu suvokia, ir kad čia mes visi taip, ir tada atsiranda toks, aš noriu nutraukti šitą užburtą ratą ir kažkaip išeiti iš to. Tai, bet ką man norėjosi irgi kokį posūkį padaryti prieš tau einant į kultūrinius dalykus.
Tai man gal norisi šiek tiek ir paliesti tad labiau kasdienį lygmenį. Vis tiek mes dabar kalbame tą fundamentalų, tokį bazinį, pamatinį, gilų pasakojimą, bet man atrodo yra įdomių tokių atradimų, ypatingai, nežinau, kognityvistai yra atradę. Tas pats lietuvių kilmės Nobelio premijos laureatas Kanemanas yra nemažai pastebėjęs, kaip mes kasdienybėje iškraipom tam tikrus pasakojimus ir iškraipom situacijas. Tai man atrodo visai įdomu būtų praskleisti su pavyzdžiais, tarkim, kaip ir pavyzdys, ką kognityvistai neretai mato, bet aš jau nebeminėsiu, kas kur, nes, ta prasme, daug terapijos krypčių, apskritai psichologai tą pastebi, įžvelgia. Tarkim, kad mes kasdieniam gyvenime, kai kažkas vyksta, sakykim, vienas iš dalykų, kaip galim iškraipyti savo pasakojimą, tai perdėtai apibendrinami, generalizuodami. Tarkim, nepasisekė viena situacija, tai man visada taip nesigauna. Nežinau, nueinu į ten kokį nors egzaminą ir patiriu stresą, tai visą laiką aš, nežinau, čia bailys ar kažkoks. Nueinu į, nežinau, darbo pokalbį ir manęs nepriėmė, ar ten į pasimatymą ir mane atstumė, tai man niekada nesiseks, man visada taip gaunas. Vienas iš būdų, kai mes tą pasakojimą iškraipom autopilotų, nesąmoningai, tiesiog greitai. Kitas momentas yra juoda-balta mąstymas, tai yra, kad jeigu, nežinau, jeigu suklysiu, reiškia esu nevykėlis. Jeigu dabar nesigaus, tai reiškia, nežinau, viskas yra lieva. Jeigu jau šitie santykiai sugrius, tai, žodžiu, negalima santykiais tikėti ar dar kažkoks. Labai dažnas yra apskritai selektyvus dėmesys, labai gera metafora, kad Vitalijus įnešė to prožektoriaus, kad mes nušviečiam vienus dalykus, jiems suteikiam daug svorio, o į kitą pusę prožektoriaus nepakreipiam. Tai labai dažnas pavyzdys, tai, sakykime, vienas heito komentaras nusveria 100 teigiamų komentarų, kad mes, kai išgirstam kritiką, mus tai labai paveikia, mes tai labai nešiojamės, atrodo, kad tai labai apibrėžia mus, o jeigu kažkas duoda komplimentus, neretai mes taip, ačiū, fainai, arba tiesiog net nesureikšminam. Tai kitas dažnas yra, ką mes autopilotų savo galvoje darome, tai toks kitų minčių skaitimas. Pavyzdžiui, ten prasilenki su kokiu nors ten senu pažįstamu ir nepasisveikina. Turbūt manęs nemėgsta. Ar dar kažkoks, kad kito elgesį mes interpretuojam, darydami viduje kažkokias išvadas. Nežinau, ten manęs nepakvietė į gimtadienį, tai irgi turbūt ten kažką aš blogo gal padariau, kodėl čia taip yra maždaug ir panašiai. Dažnai mes ateitį pranašaujam, spontaniškai, automatiškai irgi, kad jeigu pasielgsiu taip ir taip, tai tikrai automatiškai bus taip ir taip. Tai jeigu dabar nueisiu, nežinau, viešai mėginsiu kalbėti, tai tikrai ten susigėsiu, susivels žodžiai ir nesiseks ir patirsiu gėdą. Vienas dar yra fainas, čia ir geštalto terapija mėgsta, Perlsas, Fritzas, tą privalizmą kaip žodį, kad dažnai mes savo sakome kasdienybėje, kad privalau būti toks ir toks, negaliu sau leisti to ir ano, visą laiką privalau elgtis tik tai taip ir panašiai. Neretai, ir čia labai labai svarbus momentas apie kasdienybę kalbant, kad mūsų tam įprastam pasakojimui, interpretavimo schemai šiaip labai didelę įtaką daro nuotaika mūsų. Ir kognityviniai psichologai tai vadinam emociniu samprotavimu. Tai yra, jeigu jaučiuosi blogai, vadinasi, esu niekam tikęs. Jeigu jaučiuosi gerai, nežinau, vadinasi, galiu eiti kultūros ministro pareigas dirbti, nes tiesiog gerai apie save jaučiuosi. Tai emocijos ir nuotaika tikrai labai stipriai kreipia mūsų net tokių kasdienių įvykių vertinimą, savęs vertinimą ir neretai tas pagrindinis pasakojimas pasikeičia. Tai dėl to čia labai svarbu savirefleksija ir į nuotaiką. Tai jų galima ir tikrai daugiau surasti, aš čia taip nesiplėsiu daugiau, nes jaučiu, kad ilgas monologas, gal Vitalijau, tu turi kažkokių pavyzdžių praplėsti, bet man atrodo, mes tikrai galim rasti kasdienybėje daug tokių pavyzdžių. Tai daug visokiausių šaunių tikrai pavyzdžių, aš dar gal vieną galėčiau pridėti, tai ką mes esam gal kažkada kalbėję ir apie socialinę psichologiją, tai tokia atribucijos klaida. Tai kas neprisimena, tai priminsiu, kad psichologijai čia toks yra kaip reiškinys, kai mes neteisingai esam linkę priskirti kažkokias priežastis žmogaus elgesiui, tiksliau asmenybei, bet nuvertinam, pavyzdžiui, dažnai aplinkos įtaką. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogus pasielgia tam tikrų būdų, tai čia bus atspindys jo asmenybės, tai yra toks, koks jis yra, bet, pavyzdžiui, ne situacijos. Tai galima, pavyzdžiui, matyti žmogų, būti linkę matyti kaip silpną, nes jis su kažkuo nesusitvarkė,
kaip jo asmeninę kažkokią savybę, bet visai neįvertinti, kad situacija, kurioje jisai dalyvauja ar buvo, yra labai didelė kažkokia stresinė situacija, kuriuose, pavyzdžiui, daug kas nesusitvarkytų. Ir iš kitos pusės atribucijos klaida yra priskiriama, kai mes savo elgesį aiškinam ir priežastis, kodėl įvyko vienaip ar kitaip. Tai žmonės yra linkę dažnai nesėkmes priskirti aplinkybėms, tai man nepasisekė, nes, nu, vat, kažkaip susidėliojo aplinkybės. Bet sėkmę mes esam linkę priskirti tada savo kažkokiom savybėm, kad, na, man pasisekė, tai yra man pavyko ne dėl to, kad, pavyzdžiui, gal pasisekė, bet dėl to, kad aš esu labai kažkoks kietas ar geras vienoje ar kitoje srityje. Ir tai irgi prisideda prie tam tikrų pasakojimų tiek apie save, tiek apie kitus. Ir, pavyzdžiui, netgi ir ta pati atribucijos klaida, vertinant kitą žmogų, gali prisidėti ir prie tokio klaidingo pirmo įspūdžio susidarimo, kad jeigu mes linkę na, labai vertinti tik per žmogaus asmenybę ir elgesį, tai gali tas žmogus mums atrodyti kažkoks nemielas, nedraugiškas, gal įsitempęs, bet kai mes tada pamatom situaciją, kurioje tas žmogus buvo, tai galime tada visai kitaip pasižiūrėti. Man iš karto grįžo prisiminimas iš Draugų serialo, kai Rosas susipažino su ta Britė Emily, už kurią paskui bandė vesti, tai jinai pasirodė labai labai nedraugiška, tokia atšiauri, kritiška ir tada jis pasako, jinai buvo visa sušlapusi, jinai buvo kiaurai permirkusi ir jos batai buvo šlapi, sako, tik kai jinai įsimovė į sausus batus, jinai pasidarė, žiūrėk, toks mielas, fainas kažkoks žmogus. Tai vėl čia aišku pavyzdys iš serialo, bet vis tiek apie tai, kaip mes esam linkę priskirti, kad jeigu aš pamačiau žmogų tokį, tai vadinasi jis toks yra, bet ne tai, kad jisai galbūt toj situacijai buvo. Tai tiek gal apie tas klaidas mąstymo, tai aš dar trumpai norėčiau tada apie tos kultūrinius kompleksus papasakot. Galiu dar čiut įsiterpti. Aha, Man taip norisi dar akcentą uždėti, nes tikrai labai svarbus momentas apie atribucijos klaidą ir kaip mes vertinam kitus. Pasakojimų temoje, man atrodo, svarbu paminėti, kad apskritai mes linkę, visi kasdieniai psichologai esame ir interpretuojame kitus. Kitų suvokimas nėra nešališkas. Mes priskiriam kitiems įvairias savybės pagal tai, kaip jie elgiasi ir netgi apskritai pagal žmonių išvaizdą, patrauklumą, pagal tapatybę, rasę, nežinau, apsirengimą, elgseną ir panašiai. Ir čia yra toks svarbus momentas socialinės psichologijos ir apskritai taip, kaip veikia žmogus, kad pirmas įspūdis apie žmogų yra labai labai rimtas faktorius, kad žmonės yra paprastai nelankstus keisti pirmąjį įspūdį, ypatingai čia, nežinau, naujų pažinčių kažkokioj sferoj tas labai galioja, ar ten galų gale, nežinau, darbo pokalbio, sakykime, žmogus atėjo ir kažkas, nežinau, jam ėmė snarglys bėgti, jis ten kažką sumikčio ir panašiai, ir jau tam, kuris atranką daro, jau šitas pirmos kelios sekundės gali būti, kad kažkoks jis išsitaškęs, išsiblaškęs ir tas nugula jo pasakojime apie kitą ir tampa kaip tokiu inkaru, kur per tą inkarą tada ieškau kitų patvirtinančių šitą mano pirminį įsivaizdavimo pavyzdžių arba atvirkščiai, jeigu per teigiamą pusę, tai yra tas dažnas efektas visokių garsenybių, žvaigždžių, muzikantų, kad jeigu gražiai dainuoja ir scenoje gerai elgiasi, matyt geras žmogus, daro gerą įspūdį, nors profesija yra įspūdžio darimo, šiaip jau pasižiūrėjus, bet mes tada linkę priskirti visokias geras savybės. Tai čia irgi svarbus momentas toks, turėti savo galvoj tą refleksiją ir vienoje ir kitoje barikadų pusėje būnant, kad na, mes nuožmiai interpretuojam kitus, ne šiaip savo. Sartras yra sakęs, pragaras tai kiti, turėdamas omeny, kad visą laiką mūsų žvilgsniuose mes kitą objektyvuojame, nors save dažnai matome ir per situacijas, čia per tą pačią atribucijos klaidą, kad, pavyzdžiui, aš pakėliau balsą, nes mane suerzinai, kitas pakėlė balsą, nes jis yra agresyvus, pavyzdžiui, tokie. Jo, tai aš tada bandau apie tuos kultūrinius kompleksus šiek tiek papasakoti ir, na, apie asmeninius kompleksus mes esam ne vieną kartą kalbėję ir tokia ganėtinai jau mūsų podcasto rėmuose įprasta savoka, bet vis tiek, kas gal klauso pirmą kartą epizodą ir nėra anksčiau girdėję, tai truputį priminsiu ir kas yra asmeniniai kompleksai. Tai asmeniniai kompleksai jungiškoje psichoterapijai tai yra, na, toksai kaip ir būdas irgi matyti, na, tokias asmenės psichologinės žmonių problemas, nes tai yra tokios patirtis, kurios turi
tokią stiprią emocinę įkrovą labai, stiprų emocinį jausmą, dažnai, dažniausiai negatyvų, nemalonų kažkokį. Tos patirtys kartodavosi dažnai žmogaus gyvenime. Tai ne viena patirtis kažkokia retai įvaro mum kompleksą, dažniausiai įvaro pasikartojančios patirtis. Ir jos veikia kaip trigeriai. Tai ką tai reiškia? Tai galbūt žmogus patirdavo, na, pasikartojantį nuvertinimą kažkur, sakykim, savo šeimoj, tai jisai tada išsiugdo tokį didelį labai jautrumą kritikai ir gali labai arba susitapatinti su ta kritika, pavyzdžiui, arba labai jautriai reaguoti, agresyviai ir panašiai. Tai kartais net žmonės pasako, kad pasielgiau visai ne kaip aš. Tai dažnai byloja, kad tikriausiai buvo užkabintas kažkoks asmeninis kompleksas. Tai ir kadangi tie kompleksai, jie ganėtinai tokie autonomiški, tai reiškia, nu, jie veikia tokiu automatu. Tai kuo mes mažiau sąmoningi esam tiem asmeniniam kompleksam, tuo jie labiau veikia autonomiškai. Tai reiškia, įvyko situacija ir aš iš karto reaguoju kažkaip taip, kaip man įprasta, ten šaukiu, pykstu, rėkiu, arba išsigąstu, arba dar kas nors nutinka. Kai mes esam sąmoningesni tiem kompleksam, tai mes tada galim jau šiek tiek atsitraukti iš tos situacijos, pasirinkti tada, kaip pasielgti. Nes dažniausiai, kai kompleksas veikia labai stipriai, tai žmonės nesirenka, bet veikia tik automatiškai. Nu, tai žodžiu, toks trumpas papasakojimas apie asmeninius kompleksus, tai vėliau analitiniai psichologijoje autoriai ėmė kelti prielaidas, kad galbūt yra ne tik asmeniai, bet ir kultūriniai kompleksai. Ir tokie yra du lyderiaujantis autoriai, tai yra Tomas Singeris, kurį man teko matyti ir gyvai konferencijoje, ir klausyti. Ir toksai yra Kimbalsas, tik tais pamiršau vardą dabar jo, tuoj gal pasitikslinsiu. Koks Kimbalso vardas, jis yra Samuelis Kimbalsas. Nu tai žodžiu, čia netokia esmė, tiesiog norėsiu paminėti konkrečius autorius, kad yra konkretus rašantis autoriai ir ką jie kalba apie tos kultūrinius kompleksus, kad kultūriniai kompleksai jie yra pagristi dažnai pasikartojančia tokia istorinė patirtim, dažniausiai susijusia su kažkokia arba tautos ar kultūros trauma, arba priespauda, ar su kažkokiais tiesiog svarbiais įvykiais. Tai gali būti karas, gali būti valstybingumo kūrimas, gali būti valstybingumo praradimas, gali būti kažkokios aplinkybės susijusios su kova už laisvę kažkokia, gali būti susijęs su kova už kažkokią, nežinau, tikėjimo laisvę, religingumą kažkokį ir panašiai. Ir tie kultūriniai kompleksai, jie kabina tokias, na, archetipinės grupiai vertybės. Pavyzdžiui, santykis su valdžia, santykis su laisvė, santykis su autonomija kažkokia. Ir jie vėlgi veikia dažniausiai pasąmoningai, taip iracionaliai. Ir kai jie yra aktyvuojami, tai jie gali, na, sukelti tam tikrą ir grupinę reakciją į kažką. Ir galingas tokias nuotaikas, galingas nuostatas kažkokias gali būti, gali skatinti dažnai polarizuotą elgesį, tai yra tą skirstimą, va čia esame mes, o čia va yra jie, tai mes čia tie geri, dori, ar čia, nežinau, už demokratiją kovojama, o čia va jie yra kažkokie barbarai, ar ten autoritarai ir panašiai. Aišku, aš čia tokiom, nu, klišėm kalbu, bet kaip maždaug tai atrodo. Tai iš esmės, taip labai trumpai tariant, tai kultūrinis kompleksas yra tam tikra arba kolektyvinė žaizda, jeigu tai yra susijęs su trauma, arba kažkokia kolektyvinė tema, kuri formuoja grupės tapatybę ir jos sąveiką su išoriniu pasauliu. Tai galima atrasti įvairiausių tų kultūrinių kompleksų tose didžiosiose valstybėse, nes apie jas daugiau rašo, apie jas daugiau tyrinėja, bet taip pat ir apie Lietuvą galima pasvarstyti šiek tiek iš kultūrinių kompleksų perspektyvos. Tai, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos gausiai yra tyrinėjami tie kultūriniai kompleksai ir tenais yra labai didžiulis ir susiskaldimas, ir ten tikrai jaučiasi dabar daug tų tokių politinių, kultūrinių įtampų. Ir, na, autoriai rašo, kad tai yra susiję irgi su tam tikrais pasakojimais, galima sakyti, su tam tikrais naratyvais. Ir vienas iš tokių yra Amerikoje, tai pavyzdžiui, tas individo arba individualizmo naratyvas, kuris dar atėjo nuo pat pradžių, kai Amerikoje nemažai, kuriant Ameriką, prisidėjo puritonai.
Tai yra tokia labai radikali, konservatyvi, na, tokia atšaka protestantizmo, kurioj labai yra kliaujamas tokiu darbu didžiuliu, kliovimosi savimi, tokiu irgi noru turėti tą tokią pure, na, išvalytą, gryną visuomenę. Ir tai irgi labai prisideda prie to, kaip vat ta vat patirtis Amerikos, jinai autoriai rašo, prisideda prie to, kaip yra suvokiama. Pavyzdžiui, ir tas pats American Dream yra susijęs tiek ir kažkiek ir su puritoniškumu, bet kartu ir su tuo tokiu labai įsigalėjusiu individualizmu, kad mes esam tie, kurie galim viską pasiekti savo rankomis. Ir iš vienos pusės tai yra labai galinantis naratyvas tautai, valstybei. Iš kitos pusės tada, jeigu čia viską mes darom patys, tai žiūrėk, nebėra kažkokios bendruomenės stiprios, nebėra kažkokių kolektyvinių dalykų. Ir tai gali pasimatyti per tokią labai aiškią politiką, na, kuri atstovauja verslininkus, atstovauja oligarchus, tada lobistai kažkokie labai dirba ir mes Amerikoje žinom, kad, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos sistema yra ganėtinai nedraugiška žmonėms, nes tenais ją yra sudėtinga įpirkti ir daug žmonių negali gauti paslaugų arba nueina į skolas. Ir štai tau kaip susideda vieni ir kiti pasakojimai, kad individualizmas virsta tokiu, nu, galima sakyti, tokia groboniška kova ir net na, apie kultūrinius kompleksus Amerikoje rašantis autoriai sako, kad labai Amerikoje jaučiama tokia grobuonės ir aukos perskyra. Ir kaip tai atrodo, pavyzdys, kad grobuonis tai yra tas, kuris nori būti tokia dominuojanti figūra ir mes matom tai Donaldo Trumpo pavyzdė, kad jis yra tikrai tokia galinga grobuoniška figūra, kuri viską per galią daro, nu kaip gamtoj tie grobuonis, kurie jie nesiremia jokiais kažkokiom vertybėm, moraliniais ar kitais principais, jie remiasi tiesiog ta galia, kurią turi. Ir kai yra grobuonis, tada kažkur turi būti ir tas, kuris yra medžiojamas. Tai grobuonis taip nuožmiai ginasi, galima sakyti, pasąmoningai nuo pažeidžiamumo, jis dėl to turi turėti labai daug galios, o auka tai yra ta pozicija, kuri labai tragiškai ieško galios, nuo kurios yra atskirta. Ir mes Amerikoje galim matyti daug tokių visokių judėjimų, kur yra na, pateikiamos tam tikros irgi visuomenės grupės iš aukos pozicijos, bet kartu jos iš tikrųjų yra patyrusios daug priespaudos, tai yra ir spalvoti žmonės, ir ten tautinės kažkokios mažumos, ir pabėgėliai ir panašiai. Ir aišku, čia negaliu aš labai daug papasakot, nes reiktų labai daug kalbėti apie tai, bet čia gal tokie keli pavyzdžiai, kaip na, tam tikri kultūriniai, tautiniai pasakojimai tampa ir tam tikrų ir konfliktų, protestų, karų galiausiai priežastimis dėl to, kad tai labai aktyvuoja stipres, na, tokias emocinės reakcijas. Ir viena iš tų stipriausių yra mes ir jie. Tai galima kalbėti netgi ir apie Rusijos kažkokius kompleksus. Ir apie tai rašo, kad, pavyzdžiui, Rusija buvo, ir nu, mes iš istorijos žinom, kad jinai buvo užgrobta ilgai labai tų totorių, barbarų, ir tenais jinai daug atsiliko, paskui vėliau ėjo kitos Europos galybės, kurios spaudė Rusiją, vėliau Antras pasaulinis karas, vėliau Šaltasis karas, ir autoriai irgi rašo, kad tai yra to rusiško irgi tokio tapatumo dalis, to pasakojimo, kad mes esam apsupti blogiečių, kad mes esam tie, kurie čia atsilaiko, mes čia tas kažkoks forpostas, o aplinkui mus tai yra, kažkada buvo barbarai, dabar yra NATO. Ir man atrodo, kad šitie dalykai yra labai svarbus tam, kad suprasti, kaip ta kažkokia ar kultūra, ar tauta interpretuoja kitus. Ir mums tai gali atrodyti kaip visiškai nereikšminga, mes tai čia, nežinau, mes čia vakarai, mes norim gėrio, čia demokratija, bet kaip grinai jie patys interpretuoja, tai jie gali tikrai interpretuoti iš to kultūrinio komplekso dalies, kad mes visada buvom tie apsupti, mums visada reikėjo kažkaip plėštis, draskytis, ekspansiją daryti, nes tik taip galėjom kažkaip išgyventi. Ir štai vat, tai gali būti ir priežastis ir prisidėjimai prie to, kaip vyksta ir dabartiniai konfliktai ir karai. Galima apie lietuvius pagalvoti, apie lietuvių gal tautinius ir kultūrinius kompleksus mažiau rašoma, bet galim prisiminti ir Danutės Gailienės darbus apie
apie tą poveikį Sovietų sąjungos, sovietinės tos patirties ir štai jau ir turim tam tikrus kompleksus, kad mes, pavyzdžiui, tie, kurie, na, labai nepasitikė valdžia, nes ta valdžia labai daug laiko melavo arba buvo kažkokia prispaudžianti ir tada formuojasi, kad vėl čia yra valdžia, valdžia yra blogiečiai, čia mes geriečiai ir lygiai tas pats, man atrodo, vyksta ir dabar su visokiom marginaliom partijom, kurios siekia išjudinti tą tokį nepasitikėjimą valdžia. Tai lietuviai taip pat turi labai turbūt kompleksą jautrų to, kad prarastas valstybingumas buvo, nes mes tą valstybingumą nuo pat 18 amžiaus praradinėjom. Dar anksčiau tai ta unija su Lenkija taip mus išgelbė, bet jau mes tapom nuo kažko labiau priklausomi Liublino unijos atveju. Tada žiūrėk abiejų tautų respublikos padalijimai, prarandam valstybingumą, tada jisai atsikuria, tada mes jį vėl prarandam, tada užima vokiečiai, tada užima sovietai, tada vėl atgaunam ir tas mūsų santykis su mūsų valstybingumu irgi yra per tokį kompleksą, kad mes labai, labai saugom, mes labai bijom prarasti. Tai kartu mes gal tada bijom irgi kažkokias pozicijas priimti vienu ar kitu klausimu. Ir lietuviai galbūt turi tą kompleksą, kad mes esam labai maži, tai reiškia, mes negalim turėti kažkokios įtakos. Tai irgi gali būti tai, kad mes tada galę suteikiam, tom didžiosiom valstybėm, o patys galim būti, tokie susitapatinti su tais mažiau galinčiais. Arba galim mes kaip tik, ar ne, matyti save kaip mes tie, kurie griovėm Sovietų sąjungą, tai galim mes tada kartais pervertinti galę kai kurių geopolitinių įvykių kontekste, kiek mes galim, nes gal kažkur iš tikrųjų negalim. Tai, kuo aš čia dalinuosi, čia nėra absoliučios tiesos, aš tiesiog bandau užkabinti tam tikras temas, kurios tokiom kultūriniam, istoriniam laukia jos labai veikia ir galima būtų kiekvieną šalį paimti ir jos istoriją tyrinėjant, matyti, kokios yra tos jautriosios temos, kur yra kažkokios kolektyvinės žaizdos ar kur yra tiesiog kolektyvinės temos. Tai galim net apie tą patį krepšinį pagalvoti, ar ne, kad kodėl mes taip reaguojam jautriai į mūsų krepšininkų pralaimėjimus arba pergalės, nes kažkaip susiformavo nuo pat tarpukario, nuo pat 3 dešimtmečio, kad krepšinis Lietuvoje yra, stipri tokia sporto šaka. Mes tarpukariu laimėjom 2 Europos čempionatus, paskui netgi ir būdami okupuoti Sovietų sąjungos, mūsų krepšininkai buvo labai reikšmingi tos rinktinės nariai, vėliau atkūrus nepriklausomybę, mes daugybę medalių iškovojom ir štai tu dar vienas kultūrinis kažkoks naratyvas, gal jo kultūriniu kompleksu negalim pavadinti, bet tai yra irgi pasakojimas apie mūsų santyki su šita sporto šaka ir apie mūsų santykius su tom reakcijom, nes, pavyzdžiui, futbolas yra gerokai silpnesnė sporto šaka Lietuvoje, tai ten pernelyg nenustemba žmonės, jeigu mes pralaimim, bet žiūrėk, keletą metų jau krepšininkai mūsų nepasiekia medalių ir galima rasti visokiausių iškart pasvarstymų. Tai ar mes vis dar krepšinio šalis esam? Kad tai mus labai labai stipriai veikia kažkaip emociškai, nes tai tapo mūsų kažkokio tai, tapatumo dalis. Tai man asmeniškai yra įdomi ta kultūrinių kompleksų perspektyva ir įdomu gal stebėti netgi ir tuos visus geopolitinius reiškinius ir ne tik geopolitinius, bet ir šalies viduje vykstančius reiškinius, ypač Amerikoje vykstančius reiškinius, kaip jie yra susijęs su tam tikrais kompleksais ir man atrodo, kad jie tenais tikrai dalyvauja ir ne šiaip sau tie autoriai rašo ir nemažai jų rašo dabar labai labai šviežiai, turiu omeny, kad jų tekstai yra pastarųjų metų įvykių kontekste. Tai reiškia, kad yra apmąstoma ne tik iš to, kas buvo istoriškai labai sena, ten ar ne kažkokios tai priežastys, kaip ten kūrėsi ta valstybė ir kas ten turėjo įtakos, bet ir iš to, kas vyksta dabar, net pastarųjų kelių dešimčių metų įvykiai, jie jau irgi turi labai nemažai susiformavusi. Labai nemažai formavo taip, kaip, pavyzdžiui, amerikiečiai suvokia save. Ir tai pastarųjų irgi kelių metų ar kelių dešimčių įvykiai rodo ir kaip mes lietuviai labai save suvokiam, kad mes dabar jau, pavyzdžiui, pabuvę ten daugiau nei 20 metų Europos Sąjungoje, mes jau vėl kažkokį kitą tapatumą savo formuojam, kad jau gal biškitas homo sovietikus, kas irgi galima rasti aprašant, kad gali būti viena iš mūsų komplekso dalių kultūrinių. Tai jau tas homo sovietikus virsta, kad mes vis labiau jau save turbūt europiečiais matom, vis labiau tapatinam save su europiečiais, nes
Tai atėjo dar iš LDK laikų, kad mes ten kaip ir buvom tas paskutinis vakarietiškos civilizacijos tos forpostas, nes čia katalikybė, čia žiūrėk už mūsų jau toliau jau viskas. Stačiatikybė, galbūt kažkokie barbarai. Tada daug buvo tokio praradimo, kad mes ta vakarų Europos dalis, geležinė uždanga ir žiūrėk, dabar po truputį atsiranda to. Tu matai, aš ties šitą vietą sustoju, nes gali tai atrodyti labai nekonkrečiai, bet su kultūriniais kompleksais labai konkrečiai ir neišeis, nes tai apima skirtingas šalis, skirtingas tautas, bet man atrodo, kad yra įdomi perspektyva matyti tai, kas veikia ir tai, kas labai kabina vieną ar kitą šalį ar tautą emocinę prasme ir kas gali vesti tiek kartais prie revoliucijų, prie protestų ar net kažkokių neramumų šalyje. Medus ausims klausytis tavęs šito pasažo ir tau puikiai pavyko išskleisti tai apie kultūrinius kompleksus. Atėjo mintis, kad tai yra humanitarų ir sociologų kasdienė duona, bet šitas modusas, apie kurį tu kalbi. Ir čia irgi svarbi mintis, gal tik tai šiek tiek prisiliečiant prie tavo pasakojimų, bet aš nesiplėsiu į šitą lauką daugiau, kad egzistuojame mes skirtinguose diskursuose, čia jau sociologų savoka, ir tie skirtingi diskursai skirtingoms socialiniams grupėms būdingi, ar tautoms, ar regionams. Skirtingi diskursai turi skirtingus galios santykius su kitais diskursais. Ir va čia irgi yra vienas iš momentų, kad vieni pasakojimai turi savybę kolonizuoti kitus pasakojimus. Čia būtų jau iš postmodernios minties atėjusios įžvalgos, kurios, šiaip informuoja nemažai pagrindo rūpintis visokiom marginalizuotom grupėm ir marginalizuotėm pasakojim, kurie yra nustumiami į paraštes, mažiau matomi, mažiau girdimi. Tai čia tiesiog dar tą momentą norėjusi pridėti, bet šiaip jo, čia būtų tema labai labai plati, didelė, ilga ir turbūt galima atskirą ne podcast'o epizodą, bet atskirą podcast'ą daryti apie tai. Ir aš tai šiaip norėčiau, kad sociologai pagaliau turėtų savo gerą dialogo podcast'ą ir tikrai būčiau vienas iš pirmųjų klausytojų. Tai tas būtų tikrai įdomu. Ar tu dar nori kažką kultūrinėm lygmenį pridėti, kaip mes dabar judam? Ne, aš gal šitoj vietoj ties kultūriniais dalykais sustoju, kad paskui nusivažiuoti tuos dalykus, kurių taip giliai nesuprantu. Jo, tai čia gal man noris tokį apibendrinančią mintį pasakyti, kad turbūt viena iš esmių šito epizodo tai, kad mes pasakojimus, kuriais mes gyvename, ar tai būtų asmeninio lygmens, ar tai būtų šeimos, ar tai būtų praryti tėvų ar dar kieno nors kiti, ar tai būtų kultūriniai, tautos, grupės pasakojimai, kad mes juos dažnai išgyvename kaip būtinybę, kad mes esam įmesti tik į tokį pasaulį, į jokį kitokį. Ir kad esame tokį pasaulį įmesti būtent tokie ir ne kitokie. Ir pasaulis veikia tik tokiu būdu ir ne kitokiu būdu. Ir jeigu mes negebame atsitapatinti nuo to pasakojimo, tai veikia kaip mūsų tam tikri akidangčiai ir viską mes matome per tą interpretacinę prizmę. Bet pavyzdžiui, psichoterapija kaip institucija, kaip veikimo, nežinau, kaip profesija, whatever, kaip čia beįvardinsi, tai būtent orientuota į tai, į refleksiją, peržiūrą savo pasakojimų ir jų keitimą, atlaisvinimą, praplėtimą. Ir čia yra jau kasdienė mūsų duona su žmonėmis. Ir aš tai norėsiu vieną praktiką dar pasiūlyti, bet nežinau, iki jos galbūt dar Vitalijau kažką turi, ką nori. Aš gal bendrai taip tiek ir apie kultūrinius, tiek ir apie asmeninius tos pasakojimus, kad čia vėl gal bus panašiai kaip su ta lempa ir tuo žibintu, kad kažką apšviečiam, kažko ne. Tai kažkas lieka šešėlį. Tai jeigu truputį įvažiuotume ir į tą jungišką sampratą, ar ne, kad šešėlis tai ta dalis, kur yra nuslopinta, kurios nesinori matyti, kuri kažko nepatraukli, tai ir tie pasakojimai turi kažkokią tą, kiekvienas pasakojimas turi tą viešą dalį, matomą dalį ir tada tą šešėlinę dalį. Tai netgi ir kultūriškai, jeigu mes kalbam, ar ne, kad apie kai paminėjau, pavyzdžiui, Amerikoje, kad tas individualizmas toks labai ir čia Amerikoje gal taip labai kraštutiniškai išreikštas, bet turbūt visoje vakarų visuomenėje, ar ne, tas yra individualizmas ganėtinai gajus, tai čia ar ne ta apšviesta prožektoriaus dalis, tai tada priešingybė individualizmų yra kažkoks kolektyvizmas, tai yra ta šešėlinė dalis, kurios nereflektuojant galima tada
patirti, na, turbūt to individualizmo ne tik pozityviuosius aspektus, ne tik tą tokį, kad aš esu self-made, pats save padaręs, bet kartu ir kiek daug žmonių nukenčia, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių negali, būtent dėl kolektyvinių priežasčių, kurie negali išnaudotų savo individualiųjų savybių taip, kaip galėtų, jeigu ta aplinka būtų palankesnė. Ir tada mes ir užtat ir gaunam, kad tada tu turi kaip grobuonis išlįsti iš viso to, nes tik grobuonis ir pats stipriausias, kaip ten tas survival of the fittest. Tai tiek ir asmeninėse tose pasakojimuose yra ta visa šešėlinė dalis, ar ne? Tai vėl jeigu grįžtam apie tą pirmūną, paimkim tą pavyzdį mano minėtą, tai pirmūno ta apšviestoji dalis tai bus va tos sėkmės, kad aš turiu kažkokius gebėjimus, galbūt turiu kažkokius talentus, kurie labai gerai veikia, labai gerai kažkaip įsidarbina, kuriais man sekas naudotis, bet kažkur tada toj šešėliniai daly bus, o kaip yra tada su tais dalykais, kuriuo aš negebu arba kurie man nesigauna ir koks mano santykis su va ta dalim, kuri man nesigauna. Ir tada tas pasakojimas yra, nu, vat, kaip kažkuria prasme, jeigu paimsim kaip knygą, kad mūsų pasakojimas kaip knyga, tai yra kažkurie puslapiai, kuriuos mes norim vartyti ir norim perskaityti, yra kažkurie, kuriuos, nu, skubiai praverčiam, kad šitų nežiūrėsiu, čia baisus gal paveiksliukai, ne faina, kaip nors parašyta. Tai tie dalykai, kurių mes nematom. Tai man atrodo, kad vis tiek tas santykio kūrimas su tuo asmeniniu ir kultūriniu naratyvu yra per tą gebėjimą pamatyti tas abi dalis įvairiapusiškai. Prisiminiau, kad ir dar vieną mintį noriu pasakyti, kuri man atrodo labai svarbi šitoj temai. Tai yra, kad pasakojimai, kuriuos mes, nežinau, susikūrėme ar vaikystėje ir vėliau gyvenime, tam šiaip, kad kažkaip lengviau naviguoti šitam pasaulyje, tampa save išpildančiomis pranašystėmis ir dažnai nebeveikia. Ir dažnai net prisideda prie to paties sunkumo susikūrimo, nuo kurio mes bandom apsisaugoti visą tą pasakojimą kurdami. Žinau, kad skamba keistai, bet psichologams, kolegoms, psichoterapeutams ta mintis tikrai aiškiai kaip diena ir tai yra visiška realybė. Tai yra tai, kas padėjo kadaise išgyventi, kažkokios išvados pasidaryti. Šiandien man trukdo gyventi. Ir pavyzdžiui, sakykime, vienas iš pavyzdžių, čia mes jau šiandien tiek apkalbėjom, bet paliustruoti šitą mintį. Tarkim, kad vaikystėje arba anksčiau buvau atstumtas, nepriimtas, nesuprastas, nepalaikytas, dėl to pasidarau išvadą, kad šitam pasaulyje, kad išgyventi, reikia saugotis, užsidaryti, neiti į artimus santykius, izoliuoti. Nors iš esmės pasižiūrėjus, tai kaip veikia šitas pasakojimas, kai mes juo gyvename, jis sukelia dar daugiau vienatvės, jis sukelia dar daugiau izoliacijos, jisai nepadeda užmegzti ryšiams, jis kaip tik sukuria tas pačias sąlygas, nuo kurių buvo mėginta apsisaugoti susikūrus šitą pasakojimą. Va taip keistai mūsų psichologija veikia. Kažkuria prasme, kad mes neretai gyvendami savo pasakojimuose saugomės nuo situacijų, kuriuose galėtų būti patenkinti tikrieji mūsų poreikiai. Tai, ko mums iš tikrųjų reikia, nors tas pasakojimas saugo. Ir čia galima būtų sakyti, kad jeigu aš nesuvokiu, kad aš esu tas, kuris projektuoja savo pasakojimą, kad kartoju savo istoriją, tai aš savo tą patį likimą išgyvenu vėl ir vėl. Kaip tame pavyzdyje buvau atstumtas, reiškia turiu užsidaryti, tai aš tą atstumtojo likimą išgyvensiu vėl ir vėl. Ir jeigu nesuvoksiu, kad aš tai pasidariau tokias išvadas iš tokios situacijos, tai galiu tą kartoti visą gyvenimą ir nugyventi vienišiaus gyvenimą, nors iš tikrųjų turiu didelį poreikį ryšio, artumo, priėmimo, man skauda tai nuo vaikystės, skauda dabar ir skaudės visą gyvenimą. Tai čia yra tas toks, sakykime, tragizmas, kai žmogus negali pamatyti plačiau savo pasakojimo. Arba ten tas pats tavo pirmūno pavyzdys, kad gali irgi būti, nežinau, vertas tik tada, kai man gerai sekasi, kai geri rezultatai ir tada iš tikrųjų tai, ko aš noriu, tikrasis mano poreikis, taip jaustis pagaliau gerai apie save, dėl to aš visą laiką plušu ir stengiuosi, bet aš savo pasakojime gyvenu tokiu būdu, kad nuolat turėčiau plušti ir įrodinėti savo vertę ir pats nuolat vertinu save, pats nuolat teisiu, vis man iš savęs negana, vis siekiu didesnio tobulumo. Tai ką aš padarau? Atkartoju tą patį likimą,
savo paties, kad aš vis dar nepakankamas ir man to rezultato vis negana ir vis turiu kažkaip daugiau iš savęs. Tai čia, man atrodo, yra toks didis tragizmas, bet gera mintis, viltinga ta, kad psichoterapija su tuo dirbam ir paprastai keičiasi tie dalykai. Tai ką laukiam praktikos tavo? Važiuojam, jeigu jau baigiam į šitą. Tai jinai bus ilgia, iš pradžių norisi man tokių, taip sakant, trigger warningų pasakyti, įspėjamųjų dalykų, kad šita praktika tikrai ne visiems. Ta prasme, svarbu nedaryti to, nežinau, vairuojant automobilį, darbe pietaujant ar dar kažkur. Šitai praktikai, kas norės iš klausytojų padaryti, svarbu rasti tinkamą vietą, tinkamą erdvę, tinkamą laiką. Geriausia atrasti ir tinkamą būseną, kad jinai būtų tokia labiau neutrali, ne kažkaip nepervargus, ne liūdnoj būsenoj, ne frustruotoj, ne pernelyg entuziastingoj, tokioj neutralioj būsenoj ir geroj erdvėj, kur būtų pakankamai laiko tam skirti ir peržvelgti. Šita praktika yra tam, kad mes galėtumėm giliai nusileisti ir atpažinti savo tą fundamentalų pasakojimą ir atrasti būdus jį pakeisti. Šiaip įdomus dalykas, šita praktika yra atėjus iš individualiosios psichologijos Alfredo Adlerio mokyklos, kurioje vienas iš tokių, sakykime, parankių, vienas iš pagrindinių metodų identifikuoti žmogaus pasakojimą apie save, kuris vadinasi toj mokykloje privačia logika arba gyvenimo stilium, tai yra ankstyvųjų prisiminimų metodas. O leidžiantis į ankstyvąjį prisiminimą gali kilti visokių ir nemalonių jausmų ir sunkių jausmų, dėl to čia labai svarbu savim pasirūpinti ir galbūt, nežinau, pagalvoti apie progas vėliau kažkaip išeiti iš tos būsenos, gal net ir palaikymo gauti. Žodžiu, ne visiems, įspėjau viską, jūsų atsakomybė tą daryti arba ne, nes nežinau, ar tai saugu daryti namuose, žinau, kad su psichologo, psichoterapeuto priežiūra, tai viskas okei į tą leistis. Tai aš avantiūrą tokia užsiemu. Tai ir rekomenduoju, kas norite turėti ir užrašus, nes užrašais žymiai geriau šitą praktiką ir leisti savo, bet kuriuo metu, kai aš sakysiu žingsnius šitos praktikos, tiesiog sustabdyti įrašą, užbaigti tą veiksmą arba tą etapą ir tada pratęsti įrašą, kai jau bus ta baigta. Tai jeigu pradedant, tai aš noriu pakviesti klausytoją, visą laiką sakysiu tu, pirmu asmeniu, paprašysiu tavęs atsiminti kuo ankstyvesnį savo vaikystės prisiminimą. Vieną ankstyviausių. Kuo ankstyvesnis, tuo geriau. Geriausia iki kokių 8 metų amžiaus. Jeigu neišeina, tai kiek įmanoma ankstyva. Ir tai būtų gerai, kad būtų ne kažkas, kas vyko nuolatos, kažkokie atsikartojantis kasdienybės momentai, bet vienas epizodas, vienas įvykis, kuris iškiltų kaip kažkoks mikrofilmas, arba kaip tam tikra nuotrauka atmintyje. Tai kviečiu susitelkti, galima, aišku, taip nurimti, pakvepuoti, susitelkti kūną ir leisti iškilti tam prisiminimui. Ir kviečiu jį kiek įmanoma ryškiau prisiminti su visom detalėm, kas ten buvo. Aš šiek tiek užduosiu klausimų, kad jie padėtų taip dar labiau, dar ryškiau atsiminti tą ankstyviausią prisiminimą vaikystės. Tai yra, jeigu jau jis iškilo, tai kas ten vyksta tame prisiminime? Kiek tau metų jame? Ar šitam prisiminime yra kitų žmonių? Ar kažkas yra su tavimi? Ką kiti žmonės daro? Ką tu darai tame prisiminime? Ar jame veiki kažkaip? Kas su tavimi vyksta? Kaip jautiesi šitam prisiminime? Kiek įmanoma detaliau atgaminam tą prisiminimą, lyg jis būtų dabar. Ir dabar pakviesiu užfiksuoti, kuri šito prisiminimo vieta yra pati ryškiausia, pati svarbiausia. Kas šitam prisiminime tau atrodo ryškiausias momentas? Ir jį užfiksuoti kaip nuotrauką, kaip tokį stop kadrą.
Dabar mes dirbsim su šituo ryškiausiu momentu. Tai kviečiu patyrinėti, kaip jautiesi šitam epizode. Kaip jautiesi apie kitus? Ar ten kitų žmonių nėra? Jeigu yra, tai kokie jie? Ar jie tau draugiški, ar grėsmingi, ar kokie? Pabandyti išryškinti jausmą šito kadro. Kokie yra norai ar lūkesčiai šitame kadre, ar čia jie išsipildo. Kiek įmanoma ryškiau šitą vietą išskleisti. Jeigu pavyko, keliaujam toliau. Dabar rekomenduoju šiek tiek su užrašais padirbėti. Dabar bus refleksija šito epizodo, šitos top kadro, šitos nuotraukos. Kviečiu tave įsivaizduoti, kad šitas kadras yra vienintelis įvykis šito mažo žmogučio gyvenime. Ir atspindi visą jo pasaulį tokį, koks jis yra. Ir jame daugiau nieko neįvyko. Šita nuotrauka yra šito vaiko pasaulis. Ir dabar kviesiu paanalizuoti šitą stop kadrą. Mes pabandysim suprasti tą pasakojimą. Pirmas klausimas. Ir kviečiu, sakau, drąsiai pauzinti šitą įrašą ir užpildyti tuos žingsnius ir tada grįžti. Pirmas klausimas. Koks yra šito vaiko pasaulis? Ar jis saugus, ar grėsmingas, ar stabilus, ar, nežinau, neprognozuojamas, džiaugsmingas, skausmingas. Kviečiu užsirašyti sakinį, pradedant jį nuo pasaulis yra ir užsirašius grįžti prie įrašo. Kitas klausimas. Kokie šito vaiko akimis šiame pasaulyje yra kiti žmonės? Ir kviečiu užsirašyti sakinį, pradedant jį žmonės yra ir grįžti po įrašo, kai sakinys atsiras. Kitas momentas. Kviečiu pamastyti, kokias išvadas šis vaikas padaro apie save. Užsirašyti sakinį, pradedant jį aš esu daugtaškis, koks ten esu. Kai atsiras sakinys, grįžti prie įrašo. Paskutinis punktas. Kviečiu pamastyti, kokias išvadas šitas vaikas pasidaro apie tai, kaip šiame pasaulyje išbūti. Kitaip tariant, kaip reikia gyventi. Ir kviečiu užsirašyti sakinį, tam, kad išgyvenčiau, turiu ir užbaigti jį. Ką daryti, kokiu būti, šitoje vietoje pareflektuoti. Ir kai atsiras, grįžti prie įrašo. Ok, dabar kviesčiau tave pareflektuoti ir pabandyti pagalvoti, jau tą prisiminimą galima šiek tiek atidėti, matyti tas išvadas ir pamastyti, kaip šito vaiko pasidarytos išvados apie pasaulį, apie kitus, apie save, apie tai, kaip jame būti, kaip atsiskleidžia tavo gyvenimo dabartyje. Ar gali būti, kad šitam senam prisiminime, ankstyvame, atpažinai kažkokią savo seną pažįstamą istoriją, kažkokius žodžius, kuriuos galbūt savo dažnai viduje sakai, atsikartoja kažkaip, jie vis išnyra kasdienybėje, o gal atradai kažką, ko, nežinau, nebuvai supratęs, įsisąmoninęs. Siūlau neskubėti, skirti savo laiko šitoje vietoje taip sočiai pareflektuoti, jeigu reikia pasimti laiko ir tada grįžti prie įrašo, kai tik tai norėsis, susijėjus kažkaip tas išvadas su dabartimi. Dabar kviečiu pasižiūrėti šitas išvadas ir šitą pasakojimą tarsi iš šalies. Noriu pasakyti, kad tu nesi šitos išvados. Dabar tu jas matai, supranti, žvelgi iš šalies į jas, esi tas tyrinėtojas. O šiaip saugiai esi ten, kur esi. Ramiai kvėpuoji, esi savo kūne, nesi tame prisiminime. Kviečiu taip atsitapatinti nuo šitų išvadų ir pažiūrėti taip
iš šalies jie žiūrint, kas vyksta, pavyzdžiui, kūno pojūčiuose, gal kažkoks saugumas ateina, gal kiti jausmai. Patirinėti taip šiek tiek. Ta padarius, kviečiu eiti prie kito žingsnio. Dabar mes ir šitos užrašus, ir šitos teiginius, ir išvadas padėsime į šalį ir grįšime prie to prisiminimo. Ir dabar aš noriu tau, klausytojui, suteikti tokią galią, tokią režisieriaus galią perrašyti praeitį, perrašyti įvykius, laiko mašiną su tokiu galingu gebėjimu pakeisti įvykių eigą. Ir čia yra ne šiaip savo vaizduotės pratimas, čia yra ir būdas pasimatuoti, ką reikštų gyventi su kitokiu pasakojimu. Dėl to tai darant vaizduotėje, labai kviečiu atidžiai stebėti kūno pojūčius, kas juose vyksta. Taip pat atidžiai stebėti jausmus, kas keičiasi viduje tai darant. Ir aš noriu tau pasiūlyti dabar sugrįžti į šitą prisiminimą, kuris tau iškilo, ir jį perrašyti taip, kad jis būtų pats geriausias ir šilčiausias tavo atsiminimas. Toks, kuriame išsipildo tai, ko tu labiausiai nori. Pagalvok, leisk savo pafantazuoti, kas jame turėtų pasikeisti, kad tai įvyktų. Kas šiame naujame prisiminime vyksta, kad tu jaustumėsi geriau. Gal tu kažką kitaip darai, kitaip veiki, gal kiti kažką kitaip daro, gal atsiranda jame kažkokių kitokių žmonių, kas ten tarp jūsų vyksta. Kviečiu taip leisti savo fantazuoti ir nusipiešti tokį gražiausią prisiminimą. Jeigu norisi papauzinti įrašą, vėliau grįžti prie jo, pasimti savo laiko. Taip pat kviečiu pafantazuoti, ką šitas mažas žmogutis šitam prisiminime labiausiai nori išgirsti. Kviečiu vaizduoti net jam tą pasakyti ir pabandyti pajausti, kaip jaučiasi tas mažas žmogutis tai girdėdamas. Tai, ko jis labiausiai nori. Ir kai tai įvyks, grįžti prie įrašo. Dabar kviečiu šitą naująjį prisiminimą, kuris yra perdarytas. Taip, jau pareflektavom kažkokius pojūčius kūno, jausmus, sukūrėm visiškai kitą scenarijų. Dabar jį sustabdyti kaip stop kadrą ir įsivaizduoti, kad šito mažo žmogučio, šitas prisiminimas yra vienintelis epizodas, vienintelis dalykas, kas nutinka šito mažo žmogaus gyvenime, kaip mažame filme. Nieko daugiau aplinkui nevyko, tik šitas epizodas. Ir kviečiu atlikti tuos pačius 4 žingsnius su užrašais. Tai yra pamėginti užsirašyti šitame prisiminime. Šitas mažas žmogutis. Kokią pasidaro išvada apie tai, koks yra pasaulis. Pradedant sakinį, pasaulis yra ir užbaigti jį. Kitas žingsnis, kokie yra kiti. Užsirašant žmonės yra. Kitas žingsnis, koks esu aš. Šitas mažas žmogutis. Kokias jis pasidaro išvadas šitam prisiminė apie tai, koks jis yra. Ir užbaigti sakinį aš esu. Ir paskutinis žingsnis tai yra, kaip gyvenasi šitam pasaulyje arba kaip jame gyventi. Pradėti sakinį tam, kad gyvenčiau, daugtaškis, ir jį užbaigti. Kai įvykdysi šitos žingsnius, grįžk prie įrašo. Dabar kviečiu pareflektuoti, jau tą ir prisiminimą atidėjus, bet matant tas išvadas, pabandyti taip įsijausti ir vėl duoti savo laiko, ramiai neskubant, ką tau reikštų šiandien gyventi su šita nauja istorija, su šitom kitom išvadom. Kaip tai jaustųsi tavo gyvenime, jeigu tai būtų pagrindinis tavo pasakojimas? Kaip jaustųsi tavo kūnas? Gal šiek tiek lengviau, gal šiek tiek saugiau, laisviau, gal drąsiau. Pamėgink įsivaizduoti, kad šitas naujasis pasakojimas yra pagrindinis tavo gyvenimo pasakojimas, kurį giliai viduje nešiesi. Ir jį gyveni. Kaip tu jautiesi gyvendamas
su šituo pasakojimu? Koks tau dabar atrodo pasaulis? Kokie žmonės jame? Kaip save jauti per šitą pasakojimą? Pabandyk pajausti, kas pasikeitė. Galbūt šitame naujame pasakojime kažką norėtum daryti kitaip savo gyvenime. Gal šis naujas jausmas kviečia kažkaip kitaip pasielgti. Kviečiu ir pareflektuoti, kaip pasikeistų tavo kasdienybė šitoje istorijoje. Galbūt kitaip pasitiktum dieną. Ar kitaip elgtumėsi su savimi, su kitais. Kviečiu su šito mintim sočiai, ramiai pabūti, sustabdžius įrašą tiek, kiek norisi, kuo ilgiau, tuo daugiau atsakymų rasi. Ir kai būsi pasiruošęs, grįžk prie įrašo. Dabar kviečiu įkvėpti ir iškvėpti. Jeigu darei šitą praktiką, tai nusipelnėjai apdovanojimą savo, nes atlikai labai didelį vidinį darbą. Ir kviečiu biškį taip atsipūsti, išeiti iš šitos praktikos. Jeigu dabar tau yra sunku, jeigu kyla nelengvų jausmų, tai kviečiu pasirūpinti savim, pagalvoti, kaip dabar galėčiau savim pasirūpinti. Gal susitikti su kažkokiu žmogum, gal kažkam paskambinti, papasakoti apie tai, ką aš čia patyriau, gal kilo sunkių jausmų, gal paskaityti knygą, pažiūrėti mėgstamą serialą. Jeigu yra sunku, kviečiu tikrai pagalvoti apie būdus, dabar pasirūpinti savo emocinę būseną, nes jeigu darai, tai tikrai čia yra intensyvus emocinis procesas. Jeigu, nežinau, nesinori ten kažkam pasakoti, tai kviečiu ir kitų būdų paieškoti, kaip su to būti, bet vienaip ar kitaip noriu, kad savimi kažkaip pasidžiaugtum, nes darbas čia yra gilus, rimtas ir paploti savo per petį, kad fainai, aš padariau šitą. Ir kitiems klausytojams, kurie darėte ar nedarėte, ar šiaip dėl smalsumo klausėte šitą praktiką, tai noriu pasakyti, kaip kids don't try this at home. Ne psichologams taikyti šitą dalyką su kitais žmonėm nerekomenduoju kokiose nors aplinkybėse, nes tai tikrai gali taip prikelti daug kažkokių emocijų, o kadangi aš jau ėmiausi šitos avantūros ir aš nežinau, kuo man baigsis, tai kad aš pateikiu šitą praktiką podcast'e, tai aš labai būčiau dėkingas, jeigu darei šitą pratimą ir jeigu tau norisi parašyti kur nors dialogo Instagram'e arba mail'e atsiliepimą, kaip tau buvo, ką patyrei, ar pavyko ar nepavyko, kaip minėjau, tas ne visiems ir gali sukelti visokių reakcijų, tai būčiau dėkingas už grįžtamą ryšį, kaip čia suveikia tas. Tai tiek iš mane. Tai ačiū už praktiką, Gedimin, tikrai atrodo intensyvu, aš taip, kadangi įrašinėjom podcastą, tai aš nebandžiau jos atlikti, bet vis tiek nevalingai gavosi šiek tiek nusikelti kai kurias vietas ir tikrai užkabina emociškai ir jeigu pabūti, tai jaučiu, kad irgi iškiltų visokiausių temų, jausmų. Tai įsivaizduojant, kiek kitaip dar turėtų būti, jeigu pilnai tą praktiką atliek, nes aš toks viena ausim klausau, viena ausim podcast'ą dar būnu. Tai įsivaizduoju, prisėdus normaliai tikrai gali būti labai rimta tokia patirtis. Tai faina buvo išgirsti, tikrai jeigu patiko ar kažkaip paveikė, galite, jeigu ne taip išsamei, tai galite ir komentare parašyti, patiko, nepatiko, ar kaip paveikė ten gerai, negerai, jeigu norite išsamiau, tai galite žinutę atsiųsti mums ir Gediminas perskaitys. Tada. Tai nežinau, turbūt būtų graži vieta čia ir uždaryti epizodą su ta praktika, nebeprikimšti visokiausių faktų ir informacijos ir keliauti, būti kiekvienam su savo naratyvais ir keliauti sąmoningai tam kelyje ir kartais sustoti ir pažiūrėti, tai kokio istorija ar kokiam pasakojime aš gyvenu. Taip, jeigu norisi kažkokių klausimų daug užduoti apie tai, kas čia ką tik vyko, ar šiaip mums užduoti klausimus, tai žinokite, kad galima tą kiekvieną mėnesį padaryti Dialogo Contribui puslapyje už nedidelę mėnesinę vienkartinę paramą mūsų podcast'ui, kurią mes labai vertiname ir džiaugiamės. Tai nuoroda į Contribui puslapį yra epizodo aprašymuose arba įrašuose socialiniuose tinkluose, lengva susirasti. Ir ačiū, kad klausote, esate su mumis ir iki kitų susigirdėjimų.
Iki.